temsta anksti, nes vasarą Su tais 2 deglais? Džiugai. Buvo 20 deglų, aš pirkau juos, aš turiu foto. Aš jau nedaužau dabar taip stipriai, kaip anksčiau, kad dėdavau ten, žinai, kažkur tai apačioj. Jo, kad dėdėjo apačioje kažkur tai ir paleidai su intencija, kad duštų. Pavardė kaip disko metiko. Garsaus. Šiaip atsargiai su tuo, ką toliau pasakysi. Kodėl jisai galėjo važiuoti, prasme? O, aš žiūrėjau Reels vakar, kodėl? Nes Niurbės 24 leidžia 30 klasių važiuoti. Aš nenoriu su vyrais bučiuoti. Lemba, žinot ką aš imčiau? Slyvą. Aš irgi galvoju. Universal. Su lankais. Jo. Ir su belekokiu vingu. Ir tada iš tikrųjų susirinko žmonės. Taip. O kas čia blogo tada? Nieko blogo. Aš nesakau, kad čia blogai. Jokas gal skemas. Bet vienas geriausių visų laikų video yra, kur tu džiugai siuntėjai, kur varė palį Nemuną ir tada mašiną tai į Nemuną. Vien tu girdit? Jau kartą išnekėk. Jo, labai garsiai. Vaišvės servisas. Labai gerai. O dabar gerai? Šiaip buvau džepnytę nulėkęs, pasimti bem džizas. Ble, ir aš ten vaikštau šiaip ahujen. Šiais laikais jau dabar tikrai kietos mašinos džepnytę. Kai mes varydom mane, tai va, ten, MX3 dar, žinai, Civikai. Dabar jau tą Civiką pamatyt, nėra jau daug. Šiaip Hebra prisipirkė S13, belė kiek, Evuškės karos. Aš irgi buvo. Ir žiauriai retų mašinų, kas ten, S12 kažkokiu ten. Man vis atvažiavo su neplautam. Bet šiaip tipo atvariau. Aš tai važiuoju. Aš dar atsimenu su Miata, paskutinį kartą prieš 2 metus galbūt Džepnytę, kai važiavo tam Vilniui, koks ten ta gatvė. Jo, aš atsimenu. Nu, ten karos. Už Saulėtekio. Už Saulėtekio, jo. Tai irgi atvarėm, Lexus pristatytas, ten tokių, nežinau. Tai šitam va mažai dar, aš ten tik pačioj pradžioj buvau, kai važinėjo, bet žiūriu mašinos, taip. Kiek metų buvo? Šitam? Mažai. Nebe tie laikai dabar. Vieną ar 2 prisimenu tik tai. Jo. Nes nieks net Julius, karočią sutikau Julius, kur Miata nevažiuoja. Aš tipo galvoju atvarysiu, nes turėjau ratą įsimetęs, nes bičą iš Klaipėdos radau, kuris atspausdins ratam 3D printins tuos dangtelius, nes niekur internete nusipirkt kainuoja ten 300-400 iš aukcionų metaliniai nudrošti. Tai galvoju, tipo 3D printins, atvežu, pasiskambinu, sako, blema, aš nebūsiu ilgai, tipo, jeigu galėt varyk dabar, o mes pas Luką garažę keičiam diffą, Tomo Miatai. Tiesiog, sakau, gerai, šoko, atvarau, žinai. Galvojau, dar nusiplausiu tą Miatą, nesiploviau, nieko atvarau. Ir kaip durnius, karoči, ten atvarau, ten apsisukti nelabai, ten einat, pravažiuoju pro tą, apsisukau, pravažiuoju, kur čia įvažiuoti, nesuprantu. Žiūriu, džiugas mojuoja, sako, ten reikėjo įvažiuoti atgal. Kaip durnius, dar vieną ratą. Aš galvojau, tu kaip dalyvis tenai supranti, bet esmė tame, kad ten po to, žinai, atvarė Selmas ir tiesiog užtvėrė įvažiavimą, nes galvojau, blema, ką... O tai man tas dalyvis buvo, ar jis žiūrovas buvo? Jis niekas buvo. Aš Selmai rašiau, jis sako, jo, atvažiuokit nieko. Tai viskas. Tai viskas, jo. Su invite. Tai, bet aš atsimenu laikus, kai Džepnytas atviras buvo. Bet baisimų. Bet kas galėtų važiuoti? Mano mašina arba su atranka? Jo, buvo atranka. Aš nežinau, kaip atrinko Pajero, pavyzdžiui, aš neįsivaizduoju, bet su Selmu šnekėjom. Neselmai džipai patinka. Jo, atvažiavęs Land buvo, Land Cruiser atvažiavo, sako, vieno geras Land Cruiser, bet nemačiau, kad mes lenkščiau, tipo, pas mane ten kiauris lenkščiai, tipo, irgi šitai. Bet jo, tai ir mano Miata iš vis ten baisi, visa ten priekiniai sparnai ten. Baisiau, nebaisu. Ten aš baisu. Techą, kaip sakiau, tada sakiau, minus techą. Bet šitą, kai atvarė šitas S13, tie visi ten Deiviai, Adomai ir ten tie, tai blemba šiaip žiūri, kietai, karačiai. Čia gengas visas. Bet kietai atrodo. Tipo, yra kažkoks lygis. Tai Retronilas prisivežant, yra. Man atrodo, tam RX7 buvo šito, pamirštų vardą iš Vilniaus. Tai juoda? Juoda, jo. Tada buvo FB, tos scena. Civika. Yra kitų, dabar kitai. Aš nebuvau, bet skamba taip, kaip anksčiau senais laikais visos tos retos mašinos nebuvo retos. Tada buvo retos. Tada buvo belenkai reta. O dabar vėl darosi kažkaip. Bet šiaip susitikom irgi ten su tais Vilniauskais, su JDM Hebra, tai pažvengiam, kad patys su vokiečiais atvažiavam, nusimetėm parkinguose, su Džizavo žvengiam, tas su Passato, su X5 ir BMW dalis atvariau Džepnytą pasimt, sakom, kaip laikai pasikeitė. Nors dar turim tų, tipo, yra tie japonai pas mus kažkur, bet, toks, nežinau, kažkaip keista, nežinau, pasenom, iš tikrųjų. Matėt komentaruose kažkas rašė, kad kai apie tier listą man vis darė, kad ten, neatsimenu, negaliu pacituoti, bet kad maždaug seniai ar kažkas ten tik tokia, man atrodo, komentavo. Nemačiau. Aš nežinau, apie ką tu kalbėjai. Yra, kai darėm tier listą per pirmą podcastą.
Nu, ir ten iš kažkokių vatų modų pažvengiam, tai vaikai kad mes seniai. Kad mes seniai, jo. Nice. Gerai. Kažkoks toks yra komentaras. Šiaip To nu, siekim. ir tiesos. Mes tą patį per podcastą patys sakėme. Nu tai va, su kompaktu irgi buvo čia su Dinu žvengiam, sakau, ten lankai, diržai, viskas, kur čia mano 19 metų svajonių mašina būtų. Dėlis, tiesiog važinėti darbą su sėdynėm, su 6 taškų diržai, su viskuo. Aš sakau, dabar nenoriu su juo važiuoti. Tipo tik va, kur reikia į ten trefkę ar gonkę, arba iš pačios džiausios bėdos, kai sugenda kažkuris triperis. Bet jau geriau su pirda važiuočiau, negu su kompaktu. Jo, pirda yra. Nes sunku, ryja daug, garsas, barška, nu nebe viskas. Nebesmagu, per senas jau. Per senas, jo, viskas. Liūdnas šiek tiek pagalvoju. Yra geras tas reelsas, kur važiuoja, tipo, I'm not gonna modify this car, kur su normalia važiuoja ir tada, kur fucking dėžės garsai visi ten. Jo, čia kur aš irgi esu... Skamba kaip Supra, man. Miatan nusipirkau. Ir tas buvo toks, sheesh, I'ma make it hella clean. Ir tada tą mano video iš YouTube, kur short shifter ratlingai SMR 24 valandų ir autostrada važiuoja ir sak visą laiką jisai barška. Ir žiauriai, nu tipo, ne taip malonu su mašina darosi važiuoti tada. Pajauti, kad... Nes... Čia, žinai, kas paprasčiausias dalykas yra ta Technicso koilai. Susidedi į mietą ir tipo, o čia seniai, susidėsiu, bus žema mašina, bus... Pažiūrėt gražu gal. Ir toks lievas modas yra iš tikro. Toks lievas. Tai čia tai gauni dropą, to ko ir norėjai. Bet, nu... Parkingo modas. Dabar važiavau savaitgalį su savo Aunusu į Kauną. Ir prisimindavau, kai tas spiruoklis, aš turėjau H&R pjautas 2 vėjas. Aš atsimenu, kaip iš manęs išvažinėjai. Blemba. Aš atsimenu, kai... O dabar normalūs koilai ir ta prasme... Pas tave meisteriai. Jo, ne, dabar HSD pas mane. HSD pas tave. Meisteriai Sabė. Ai, okei. Ir atvažiavau į Kauną. Išlipau ir nugaros nesupratau. Klausyk, tai man, aš kaip pirkau Miatoje, buvo Technicsai ir man čia tuo metu buvo selling pointas labai, coiloveris. Nereiks pirkti, nereiks pirkti, jo. Palau, oficiali pradžia buvo, nebuvo? Ne, nebuvo. Nereikia. Tai tiesiog. Tai va, žodžiu, ir aš 5 metus ar 6 su Technicsais ir aš nesu matęs kitaip, nu man nėra buvę kitaip. Aš vis važinėjau, jo, nu kartingas, barška. Ir aš siūnu meisterius, nusipirkau iš Nürburgringo, pirkau iš tų One Lap Heroes, kur su 1.6 Anaške, Porschus ten ir Ferrarius daužo. Susidėjau. Allegedly. Aš toks. Net yra video. Okay. Bet aš susidėjau ir man, kokio velnio, aš kompresorius, viskas susipirkau prieš normalius koilus, ant kiek pasikeitė, viskas pasikeitė. O nėra, kad šiaip dabar į senaciją pradėjot labiau vertinti šiaip senas tokinės mašinas. Taip, pamatot senas tokinę mašiną gražią. Ir jinai tipo, vazai. Aš galim apie šitą pakalbėti. Yra man, bet man ten, pažiūrėjau, kai kiti dėl bulkos 1.6 ten seilės, tai ne. Bet tos fainesnės įdomesni modeliai, tai žiauriai. Tai, pažiūrėjau, kad ir tų bulkų yra, nu, jau dabar įdomiau. Tikrai yra, nu, yra su apdailom. Kupas, jo. Ne, tai kupas visais laikais. Aš kalbu apie dropą, žinai. Aš kalbu apie 1.6 su karbu ir dujom. Ne. Kur jinai tvarkinga, nu viskas gerai, žinai, aš nesijoksiu, nu tipo, nėra čia neheitinu, bet man nėra, kad man ten labai jau ten stovėtų nuo tos mašinos. Aš kalbu, žinai, kad man dabar toksai, žinai, džipui, pavyzdžiui, yra toks dalykas, aš, pavyzdžiui, noriu pašalinti, noriu keli, noriu uždėti stokinį sparną, noriu originalią. Taip, originaliai, kad būtų, noriu pasidaryti. Man gražiau, pavyzdžiui, man džipas už noriu. Ne, nu, su tie modai turbūt visada atsibosta, bet taip pačiai va, kaip su koilais, kad susigadina mašiną, tai su džipais irgi. Užsikrauni ant stogo, užsikrauni ant stogo visokio šlamšto, AT padangas, tada kurorėje belenkiai. Nes su Porsche irgi buvo, nusipirkau, lemma kaip patogu, varyti į filmavimus, varyti ant autostradą į Klaipėdą ir panašiai, tada viską susidėjau. Lemma, ne, bet taip patogu, jau reikia kitos mašinos. Taip ir atsiranda 5 mašinos. Project Caro reikia Project Caro. Bet yra tas, aišku, kad pradedi vertinti gal kitus dalykus, plus tų mašinų mažėjant. Žinai, ko mes matėm, nu, aš, pavyzdžiui, Civikus pamatau ketvirtukus, kokius tai man, jeigu tvarkingas, man, tu šeštą jau nepamatysi. Jo, tai va, ten tie visi. Šiaip 5 Civiko neatsimenu, kada mačiau hatcho. Iš tikrųjų neatsimenu. 4 dar kartais kokį gražų pamatai, 6 mačiau, Džepmytė buvo. Bet 5 tai nesu matęs. 4, bet sedanas. Nu tai va, o hatchą. Tai yra, man tas irgi žiauriai fainai, ten zipis ratukai kokie tų laikų, žinai, nu, tipo... Nu, bet man šitas, pavyzdžiui, iškart buvo su Aunusu, kad aš stoką jūs kadėjau. Tai kažkaip... Anksčiau subrendai tiesiog. Pasenau. Jo.
Aš tai su Mazda, aš turiu visas irgi ten viską galiu sudėti ir nordyti, bet aš nenoriu. Man jinai patinka, kaip jinai yra. Bet tavo iš vaizdo, nėra ten, kad... Ne, ten lipai ir... Taip, pasakai, kad tau patinka vyrai. Bet man patinka, tvalina, man patinka tie visi bairiai, spidometrai tie perversti. Nes aš MB, kai turėjau, tai atsiprašau, ta MB mano buvo stok ir jinai ten ta, koks ten tas editionas, ten kažkoks geras edition, special edition. Tai to žiauriai faina buvo, apart to, kad pjautos spiruoklės, va. Jo, bet stokas ten. Bet ten žiauriai faina mašina. Gailiuos, kad... 1.8 LSD, viską. Jo. V6 bėgiai dėžė. Tai gailiuos, kad pardavau, bet, nu ką, į pliusą bent jau, žinai. Tai va, ties to ir pabaigėm šiandien. Tai ačiū, kad susirinko. Davai, pristatykit, kas nors čia susirinko naujiem žmonėm, galbūt kažkas žiūri naują šiandien ir šviežiai įsijungia. Arnas. Tai Arną reikia pristatyti, o ne jisai gali pristatyti. Trečias podcastas ir trečias pulto vadėliotojas. Jo, mes neįsijungiam. Ralio šturmanas ir videomenas. Kitą kartą taip pat bus pakeistas žmogus. Arnas. Labadiena. Taip, kaip pastebėjot, mes jam davėm mikrofą šį kartą, tai galėsit girdėti už pultais garsą. Šiaip galima ir kamerą. Šiaip būtų bairis. Bet tokį šūdną webcamą, tokį 244p prikabinti tiesiog prie ekrano. Ir Full HD logotipas kampetas labai prastas. Ne, logotipas tai 4K. Nuo kampo į kampą dar tas užvakščias. Reikia, parašykit komentarus, ar norit šitą padaryti. Pas mus užkadrės balsas ir pulto valdytojas, tai kaip per Harry Potterį tas mokytojas apsiginimo nuo Black Magic. Kiekvieną kartą kitas bus. Kiekvieną kartą jis sakė. Kiekvienoj serijoje. Senė Haris Poteris kietai, jo. Fainai. Džiugai, tai nieks nekaltas, kad tu knygų neskaitai vaikystėje. Skaičiau Star Warso komiksus. Jis Snape'ą tą juodaodį dabar žinos. Tik tai. Ne, jau žinau, kas yra normalu, kas ne. Nu, tai ką. Tai jo, ką žinau. Kalbant apie kažkas kažką pristatykit, nu vis tiek, jeigu... Aš žinau, kad Arnas yra šito podcast'o labai fanas ir jisai gali... Arnai, nu pristatyk, davai, Arnai, davai. Išgirsk to. Arnas pusę nepažįsta. Pusę pirmą kartą mato. Bet vis tiek, bus dar įdomiau dėl to. Turim iš Vilniaus laiku atvažiuojantį žmogų, pamiršau. Ne, Vilius, ne? Jokauju, Vilius. Laiku, man toks buvo, tai buvo pristatytas. Laiku atvažiuojantis iš Vilniaus žmogus Vilius. Prašau plojimais, paplokit. Tada turim Mantą Kerevičių. Užvakar sąskaitų didelių turėjęs bare, bet šiandien vis dar gyvas podcast'e yra čia. Tai Mantas, Porsche vairuotojas. Vyšninės spalvos. Tada Džiugas perkutriperius.lt. Irgi toks vat pristatymas bus, nežinau. Džiugas jau tikrino domenas ar laisvas. Toliau turim Mindaugas Juknevičius. Minder. Aš šitą vis tiek dėl ralio tarkuosiu, kad išvažiuotum nepik. Paplokim jam. Ir Mantvidas turiu mėgstu driftą. Gerai. Organizuoju ir mėgstu driftą. Gerai, aš net daug nekalbėsiu, dėl to aš ir paslėptas, ne už kamerų. Gerai, good, nice. Seniai matėmės? 3 savaitės, jeigu gerai atsimenu, maždaug. 3 savaitės nesimatėm. Gal net ir dar daugiau. Aš labai noriu išgirsti, šiandien aš galiu pasakyti, ką noriu. Šiandien noriu išgirsti Mantelio inside info kažkokią drift masterių, nes jaučiu, kad turi kažką įdomaus parsivežęs, turiu nuojautą. Nežinau, Džiugo dar kažką noriu. Šiaip aš noriu paheitinti dar vieną dalyką, bet galėsim gal paskui šitą įvažiuoti. Džiugo, tai yra Mantelio drift master insidas yra, kad kaip pachmelnam fūros palapinę surinkinė. Nu, čia mano problemos. O kodėl tu kaip operatorius turi surinkinėti fūros palapinę? Ne, ta prasme, nu, visi draugiškai nori. Tai ten yra. Tu matai dydį tos palapinės? Aš mačiau timelapsą Mantelio. Mano būtų didžio palapinė yra, taip. Aš mačiau timelapsą, kai surenka tą blembą. Šiaip žiauriai kieti pitai, iš tikrųjų. Jo, tai dabar nuėmėm laiką, 2 valandos buvo viską pasiruošti. Bet čia yra populiarus toksai pitų būdas, ar ten tiesiog palapkės? Didžioji dauguma su fūrom. Nice. Jau nebe tie laikai. Nice. Nes prieš 2 metus dar kažkaip irgi taip atkreipėm dėmesį, kad, nu, blema, su busu atvažiuodavom, priekabą ir palapinę išsiskleisdavom. Ir taip kažkaip žiūrim, blema, čia vienetai jau taip atvažiuoja. Dauguma su fūrom.
Aš atsimenu, palapinę pasistato ir gyvena taip. Atsimenu labai senus laikus, kai dar Drift All Stars būdavo, tai būdavo Shanahanai vieninteliai turėdavo savo fūrą, kurioje ten irgi atvažiuoja, įsiskleidžia viską, turi ten vietoj kepa pusryčius, ten mama. Jo, tai... Ir visiems mama, visiems daro valgyti, ta prasme, tu ateini filmeris, tau padaro ten valgyti, nu ten žiauriai, nice. Ir ten būdavo wow, jau tuo metu būdavo wow. O dabar, jeigu sakai, maždaug visi turi, nu tipo... Nice, jo, nu tai aišku, nu... Prieš to dalyko visiems reikia priprasti, nes, nu, antros varžybos dar tik tai buvo, kai fūroje gyvenam, tai turbūt sunkiausia, turint tiek mažai žmonių, tai yra normaliai maitinimu pasirūpinti, nes aš pats ėjau kept ne vieną kartą, buvom nusipirkę ten visokių mėsgalių, tai, bet šiaip, nu, ta prasme, šiaip faina, labai gerai yra tas, kad nereikia ryte prieš varžybas ir po varžybų skirti valandą laiko važiuoti iki viešbučio ir iš viešbučio. Tai va čia yra didžiausias pliusas šitam dalykui. O jūs turit kambarius atskirtinais? Ne, ten turim mes du gultus. Jo, Kajutkės. Tik kiek telpa žmonių? 8 priekaboj ir dar 2 galvoj gali gyventi. Nice. Bet ten vairuotojai palikta erdvė. Bet man šiaip keista, kad į driftą, taip sąlyginai, nežinau, gal kitos komandos Lietuvoje irgi turi fūras, ten Vasiliukas koks ar kažkas. Jis turi mažesnę nusipirkęs, šiaip KTK turi normalią. Jo, tai va, ralistai, tai jau, kaip, nu, ne vieną turi. Bet ar ralistai turi fūrų? Turi. Net pardavinėjo, jau jo keitės. Bet tai nežinau, tik ar tokios pat fūros, gal ten technička tiesiog didelė, nežinau, ar jos taip pat, ne, tai palapinės tai faktas, kad turi, bet ar miegamuosius turi. Bet raliai irgi taip pat yra, kad lokalus tas event nėra taip, kad... Ne, tai serviso zona tai lokali. Lokali, ne? Serviso zona yra savo vietoje. Nu, tai, pavyzdžiui, Zarasai, tai Zarasuose bus centras, o aplink jau dopai. Okay. Ne, aišku, jeigu renginys yra vienadienis, tai aš manau, kad tikrai neapsimoka varyti su fūra ir praleisti 2 valandas kraunantis, 2 valandas viską susipakuoti ir važiuoti toliau kažkur, tai jo, kai taip, vat. Šiuo atveju 5 dienos buvo tenais. Nu tai va, jo, bet tai, pavyzdžiui, kai koks irgi ten rimtesnis, nekalbu apie Europos pasaulius, bet koks rimtesnis ralis, tai irgi, žinai, Rekės trečiadienį prasideda, ne, ar ne? Jo, nu tai žiūrint, kada pradžia yra. Nu tai jo, bet tai va vis tiek ten vos ne visą savaitgalį sėdi, tai gal ta fūra visai... Nežinau, tai šiaip Arnas galėtų pasakyti, tu ten būni. Yra fūrų ar nėra fūrų? Yra fūrų, kuo tolyn, tuo daugyn. Nu tai jo, jau ten fūros ir gerėja, gali ir nuomotis, nu tai visą tą aptarnavimą gali. Aiški tendencija, iš tikrųjų. Tai nice. Jo, bet ne, gražiai. Tai faktas, kad, nu, patogu, tai ir, nu, daugės šitas dalykas. Fūra kainuoja, šiaip. Šiam, tai čia pradžia. Bet galva irgi... Įdomu be fūros. Be galvos. Jūs tik tai šitą perkat priekabą. Ja. Įdomu be fūros važiuojant, kiek tau visam timui, nu, tarkim, varžybos kainuoja, nu, tarkim, nakvynė, visa kita, tai vis tiek. Įdomu, net nepasakysiu, bet tikrai, nu, daug tas dalykas. Bet šiaip, man įdomu yra išgirsti iš filmerio perspektyvos, kaip tenai... Aš atvažiuoju, pasistatau stalą savo, pasikraunu įrangą ir einu daryti savo dalyką. Tarsi, kiekvienas turi savo darbą, bet ką norėjai paklausti? Ką įdomaus, matai, nu, ta prasme, kas krešai, tavo vis tiek tikslas yra pagauti kokį... Ne, tai... Bet tu fokusuojasi vis tiek, ne tai, kad... Aš fokusuojasi vis tiek į vieną driverį, tai žinai, krešai įdomus, nu tai po 5 metų šitam dalykui. Nes aš žiūrėjau, šiaip nemeluosiu, nežiūrėjau live streamų, tik mačiau tavo storius ir mačiau, kaip kameras daužai ir per kiekvienus eventus daužai. Tai šiaip įdomu apskritai tas, va, kaip tas daužymas, tipo, tau kas didžiai kerti, tiesiog keičia tas kameras po kiekvieno evento. Ne, nu, ta prasme, aš jau nedaužau dabar taip stipriai, kaip anksčiau, kad dėdavau ten, žinai, kažkur tai apačioj. Jo, kad dėdėjo apačioj kažkur tai ir paleidai su intencija, kad duštų jį. Tai dabar daug saugiau aš su jam ilgiuosi. Aišku, aš jas dar ir apsidraudžiau. Mano pagrindinis pliusas, kodėl aš pirkau visai kitas kameras naujas. Tai va, o nežinau, šiaip aš gal biškai jau atbukau visam šitam dalyką. Nėra, kad kažkas tai šitam etapė man paliktų labai jau didelį išskirtinį dalyką. Okay. Ir trasos, ir lokacijos kartuojasi vis tiek. Taivanas įdomiau buvo. Jo, ne, nu tai visą laiką įdomiau kažkur, žinai, toliau kur nebuvai, ne? Jo, dabar, kas labiausiai turbūt užnesa Ispanijoje, tai nieks angliškai nekalba. Tu kokia mama nedaug lengviau susikalbėsi angliškai negu čionais. Tai tie patys teisėjai irgi, nu, tu nori
tau reikia perėti trasą, tu turi pasigauti teisėją, pasakyti, kad tu nori perėti trasą ir tada jis tau duos leidimą. Jie nekalba angliškai. Tu ateini, turi ten išrodyti jam ir tada... Aš galvoju, kai čia dronas skrenda. Bet čia yra pagal šalį, ne šitie dalykai jaučiu skirtingi reguliavimai. Jo, varžybų. tai vis tiek vietiniai teisėjai tenais visada būna. Tai Šiaip keista, kad toks tarptautinis eventas ir... Jo, nu tai ne pirmas kartas Ispanijoje ir visada tenais Tai kartojasi. saugumas jaučiu vis tiek pagal šalį žiūri, kaip tam tikrai reguliavimai jaučiu iš saugumo. Ne, tai dėl kalbos pusės, ta prasme, tu žinai, kad eventas tarptautinis ir vis tiek Jo, nu tai nerandi teisėjų. turbūt nesamdys naujų teisėjų dėl to, kad atvažiuoja vieną kartą per metus tarptautinis kažkoks eventas. Jie turi savo turbūt teisėjus, kurie ten dirba visą laiką ir viskas. Plius nemanau, kad ten esant reikalui labai lengva būtų surasti mes čia anglakalbių Lietuvoje teisėjų. pripratę, kad atvažiuoja organizatorius, atsiveža savo teisėjus. O ten tai trasos teisėjai literaliai, jų darbas. Prie trasos pririšti. Taip. Tai, bet ir Lenkijoje šitas populiarus irgi tu gali nuomotis bent jau anksčiau, kai nuomodavo tą trasą, kur mes važiavom. Taip. Tai tenai gali full service, tu gaisriniai, ten viskas yra trasos, tai prasme, ten vietoj nuomojasi šitus dalykus. Lietuvoje šito nėra. Nes nėra trasos. Taip. Vat apie trasas kalbant irgi. Prieš apsigyvenimą fūroj ir turint normalius fūrinius pitus, tai Ispanija, Airija, kas dar dabar galvoju iš etapų, faina buvo dėl to, nes ten buvo galima gauti legit pitus, garažą, kur nereikia statytis palapinės, nereikia nieko statytis, tu atvarai, atsidarai, atsirakini garažą, įsivarai, ten erdvu ir ne palapinė, o normaliuose pituose. Tai va tas faina būna. Mandelo, ne? Jo, Mandelo. Ir žiauriai kieti kadrai gaunasi, nes tu tada, kai išvažiuoji į trasą, išvažiuoji dažniausiai per normalų pitleiną. Kaip per formulę. Jo. Bet tik tiek. Gran Turismo vaizdai iš karto. Jo. Aš norėčiau paheitint. Ne Drift Masterių, šiaip Drift Masteriai viskas zaibys. Mane. Tu, Mantelė. Ne, Mantelis all good irgi. Šiaip mažai istorijų keliai galėjai daugiau kelti, tai paheitinčiau dėl šito. Aš norėčiau paheitinti lietuvišką, labai toks trumpas interpas, norėčiau paheitinti lietuviškus organizatorių. Gerai, vieną organizatorių. Sau blemba į koją šon. Ne. Galėjai pasakyti organizatorius. Aš norėčiau paheitinti, įmesiu paskui screenshotą. Šiandien į Jumis chatą atsiuntė Rokas vieną screenshotą neblogą. Aš pacituosiu, čia ne mano žodžiai. Komentaras tiesiog yra, tuoj surasiu. Aš tik noriu pasakyti, kad atsiriboju nuo bet kokių komentarų, kurie bus. Aš myliu visus organizatorius, kurie net ką daro. Aš neheitinu, ta prasme, all good. Visi organizatoriai. Čia tu dabar cituosi kažką. Visi organizatoriai savo organizavimo stilių turi, viskas tuo ok, bet vienas organizatorius yra labai, kurio neminėsim vardu, bet... Ar mes jau esame įminėję? Pavardė kaip disko metiko. Garsaus. Šiaip atsargiai su tuo, ką toliau pasakysi. Ne, aš pats cituosiu, kaip jo eventai skamba. Jo eventas skamba, kad didžiausias... Kur čia buvo? Man vis taip ruošiasi ir... Žodžiu, didžiausias drifto renginys Lietuvoje. Didžiausias. Ir tada tiesiog screenshotą įmetė, kad savaitgalį Alytuje vyks didžiausias drifto festivalis Lietuvoje. Čia yra tiesiog, čia screenshotas, aš nieko savo nekuriu. Čia radio stotis FM šiaip kažkokio. Čia yra pagrindinė radio stotis Alytuje. Jo. Ir vienintelis. Ir vienas aš nežinau, ar čia vienintelis komentaras po evento, ar daugiau yra, bet Tadas Padas komentuoja. Dalyvaujančių bus mažai, nes organizatorius čia komentaras toksai. Aš nežinau, ar iškirpsim, gal užpypinsim. Bet, matai, aš dar insideriu vieną info pasakysiu, kad Dovis atsiuntė, kad jam skambino organizatorius ir sako, atvažiuok su Nissanu, ta prasme, galėsi pravežti žmonės, ten drift taksi, žinai, pasidarys ir panašiai, uždirbsi ten pinigų. Ir aš nesu girdėjęs praktikoje, kad organizatorius skambintų pavieniam driveriam ir taip verbuotų atvykti į varžybas. Ne, tai yra, bet, jau dideliem žmonėm. Dideliem, taip, tai turi būti influenceris kažkoks, tai, ir kad tai būtų kaip reklama, kad po to galėsi skelbtis, kad atvyksta čia ten
James Deanas, pavyzdžiui, ar kažkas. Jo. Tai tokiu atveju jo, bet šiaip iš mažesnių. Kaip manot, ar vienas galimai vis dar drifteris iš Vilniaus gavo skambutį ar ne? Come on, kokį iš Vilniaus žino drifterį? Daug. Nuo senų laikų. A, YouTuberį? Nu jo. Čiūi? Ką aš žinau? Ko žiūri? Vystyk. Apie Norbėtį vėl kalbė? Nu tai, negalim, nežinau to vardą. Galima, kas negalima. Jis kanalo draugas. Taip, viešas. Nu, Ai. gal, ką žinau, reiktų paklausti. Net Norbė negali dalyvauti. Kur? Vat. Ai, man atrodo, tas organizatorius turi prastą reputaciją ir galimai kažkodėl. Buvo pasakyta. Ir jo, man atrodo, kad jeigu jo renginiuose dalyvaus tam tikris, nu, ta prasme, sportininkai, kurie turi licencijas, jiems gali atimti licencijas. Tai šiaip... Faslapo dalykas. Ne, tai čia jis legalu pats yra praradęs... Organizatoriaus licenziją, ne? Jis viską praradęs. Blemba, Jis negali Ne, tai yra, kad negali rengti varžybų. Lasvas... Vėmiai. Galimai. Ne, Lasvas yra atsiribojęs, o be Lasvo Lietuvoje tu negali rengti autosporto renginių, nu be jų. Varžybų. Aš tiesiog noriu... noriu... gali vykti festivaliai tokie, ta prasme. Nu, tipo, Gali, tai ten nebūna apdovanojimų, ten realiai, man atrodo, kas laimi, tas laimi, ten tiesiog paspaudžia ranką, tu pirmą vietą, nu, tai yra... Tai apdovanojim, ten reikėtų pasigilinti iš tikrųjų, nes ten kas yra labai apdovanojimas, apeidinėja sistemą. Ten labai apeidinėja. Nes ten daug rungčių pas jį yra visokio, aš nežinau, ar skaitai tą aprašą renginio. Aš skaičiau, žinai, kas yra tas aprašas. Ir aš nieko nesuprantu. Aprašas yra atskira tema, nes ten... Šiaip reikėtų padaryti... Taip lengvai neperskaitysi ten. Reikėtų padaryti, kai skaitom aprašus, kada kurie su jam rašyti ir ant tiek prastai, ir žinai, kur pabaigoje paskutinis sakinys, jeigu nori, kad parašyčiau, šmaikščiau, žinai. Bet reikia tikrai paplot, nes iškarpa jau šitas vietas, jisai ne viską nukopina iš. Bet aš tik tai, ką norėjau labai pabrėžti, kad yra, man atrodo, lygių teisių kažkokia net tarnyba, kur negalima aiškiai sakyti, jeigu tu neturi kaip įrodyti, kad, pavyzdžiui, tavo renginys yra didžiausias Lietuvoje. Nu, tu negali teikti, jeigu tu neturi faktų, kaip įrodyti, kad jisai tikrai yra didžiausias. Čia buvo šitą istoriją, kur... Atsidarysiu jumės tarp... Galimai pigiausi paskui atsirado. Jo, galimai, nes ir būdavo ir Solum reklama, galimai tenai... Nealkoholinė. Probably... Kas buvo Carlsbergas, man atrodo, probably the best beer. Jo, nu, tipo, nesakė, kad the best. Probably. Jo, nu tai... Tas pats ir Lietuvoje, man atrodo, yra negalėtų teikti, jeigu neturi kaip backin. Tai kai nedaug drifto festivalių vyksta Lietuvoje. Palauk, tai jūs prisiduodat Lasvui? Pirmam evente prisidavėm, antram jau nebereikėjo. Nu, Lasvas tiesiog pamatė, kad mes laikomės maždaug saugumo rekomendacijų, kadangi tai nėra varžybos. Tai tiesiog mes laikomės Lasvo rekomendacijų. Bet jūs imat greitukę, pavyzdžiui. Taip. Yra vis... Šiaip maždaug viskas, ką Lasvas surašo. Kai kurie ten labai griežti yra dalykai, bet mes laikomės jų. Stengiamės laikytis geriausiai, kaip įmanoma. Ir... Ne, tai saugumas vis tiek prioritetas. O paklausiu, o kodėl būtent greitukę reikia imti iš Lasvo, o negali? Reikia iš Lasvo. Tiesiog, tai jie ir neturi turbūt greitai. Turi. Lasvo savo. Mes iš Lasvo, mes abiejus metus iš Lasvo šiaip priėmėm. Taip. Tik tai ne pati greitosios automobilis, bet budintis darbuotojas buvo. Taip. Paramedikas. Aš turiu klausimą paklausti. Yra buvę drifto kažkokių Lietuvoje arba Lenkijoje, Latvijoje ar Estijoje renginių, kur iš tikrųjų prireiktų medikų pagalbos? Tai čia ta istorija Kėdainiuose? O kokia Kėdainiuose istorija? Aš drifto 13 nusirašė. Jo. Aš apie šitą irgi norėjau pakalbėti, šiaip rinkau medžiagos nemažai. 2009 buvo... Pilnas internetas video. 2009 buvo pykas Lietuvos, buvo visiškai finišo. Kažką atsimenu. Po finišo linijos. Kažką dabar atsimenu. Taip. Tomo Grūzdo buvo organizuotas renginys. Ir tenai buvo Alytui, kur pravažiavo Kėdainiuose, tam aerodrome. Po finišo pradėjo paišyti. Ne, jis tiesiog net leido gazo, dar bandė gal kažką padaryti daugiau ir į žiūrovus įvažiavo ir ten galėsiu uždėti tą video ant viršaus. Galima, jisai yra online, ta prasme, jie eina rast. Tai tiesiog buvo taip ir... Gerai, o par to būna dar, yra buvę kažkokio Ivanulė, kai vos teisėjo nenuskynė Palangoje, tai geras kadras. Per štuką. Su Mantla Kačergui buvom liudininkai, kai Supra
perskrido ir fotografą. Irgi reikėjo. Ai, taip, yra buvę šitą. Per atitvarus, kur Per peršoko. atitvarus peršoko. Jo, dar bėgom kartu atsimenu. Iš kur turėčiau tą medžiagą rasti? Yra video. Per atitvarus. Kačergai mes... Prie ąžuolo peršoko atitvarą. Čia per downhillą kokį? Jo, nuo downhillo parėjo tiesiai į atitvarą ir nušoko žemyn. Gal jau Abihilas buvo? Ne, downhillas buvo. Čia ir seniai. buvo... O nėra, kad po to uždraudė. Čia buvo jau šitas laikas, kai uždraudė. Čia All-Starsai, man atrodo, čia prieš Ne All-Starsai. tai, kad uždraudė, bet nebeorganizuoja, čia tiesiog daugiau nes. Per pavojingas dalykas. Vis ten pareidavo dideliais greičiais. Ten buvo ta Supra nedraugiškos šalies su Enzo priekiu, man atrodo, kažkas to. Jei gerai atsimenu. Arba to pačio driverio, tu tikrai. Geras, matai, aš tokių kai kurių. Nežinai, Aš apie tą... Apie Kačergą tai daug žinai, bet nežinai šito. Nu, aš driftu, nes... Rally tai tikrai turi žinot, tai kur kažkuriam žiemos rally po tramplyno išorė. Taip, ir aš buvau ir mačiau. Nes mes stovėjom, čia buvo, aš buvau 5 klasėje, tai čia kokie 25-26 metai. Tai mes stovėjom iš pradžių ant to tramplyno, nuo kurio šoko kadetas lyg tai buvo. Ir po to pasitraukėm, nes ten buvo... Astra? Ir ten gražutės dopas buvo. Aš jaunas buvau, neatsimenu. Bet atsimenu, kad, žodžiu, tramplynas ir už tramplyno iš karto 90 laipsnių į dešinę. Nu, realiai, 90 laipsnių. Tai mes stovėjom ant to tramplyno, tai jau ten buvo sketch shit, bet nieks nenusirašė. Ir po to paėjom, reiškia, žemyn ir į tą dešinį ir toliau. Ir mes stovim, žiūrim tą poskį ir matom. Bet jūs vidiniai daly. Ne, mes buvom jau tolyn ir vidiniai daly, bet jau tolyn. Už kokių už posūkį. 200 metrų gal. Ir matom, kai mašina parlėk ir taip žmonės. Ir atsimenu, kartu su mumis, tai tėvas man dar važiavo. Tai mes su mama ir toje giminaitė, mūsų buvo, jinai mokės mediciną Kaune, tai jinai bėgo dar gaivino, ten vienas vyras žuvo ir esmė buvo su ta istorija dar ta, kad jisai su sūnum buvo ir tą sūnų laikė visą laiką ir paskutinę sekundę sūnus išsinėrė iš tėvo rankos ir pabėgo. O tėvą nuskynė, tai jis dar buvo sąmoningas ir po to numirė. Yra šiaip YouTube irgi videkas. Yra, jo. Tai nežinau, kiek čia. Labai puikiai atsimenu, nes mačiau viską savo akim. Šiaip įdomi. Tavo tas įvykis sušokiravo, pavyzdžiui. Jo, labai. Tikrai, jo. Nes tėtis dar važiavo, tai čia žinai, tai tipo... Šiaip, kaip tu klausai, kad apskritai ar drifte prireikia? To paramedikų bent jau jumiai pernai prireikė net ne driveriam, pavyzdžiui, prireikė padangų montuotojų. Jo, būna. Tiesiog yra reikalinga turėti tokį žmogų, nes... Tai ant karščio. Jo, saulės smūgis. Ten realiai klaidą padarėm, tada generas viduj buvo. Busikė, jis dirbo busikė visą laiką. Oho. Tai ne mes tiesiog, iškėlėm į lauką generą. Šiaip, ta prasme, apie tas greitukės, net ir man yra masteriuose tekę važiuoti iki greitukės, kai girtas suomis pasimaišė. Su paspirtuku nusėbė. Čia buvo tokia istorija, jeigu trumpai važiavom su paspirtukais į trasą, nes gyvenom kitoj pusėje kelio. Ir suomiai mėgsta gerti, kaip visi žinom. Galimai nealkoholiniai, bet... Yra šitas dalykas. Ir važiuoja 2 suomiai ant dviračio. Tas dviračias. Galvojau su mašinas. Red Bull tandeminės. Jie tik tai tam ruošiasi. Žodžiu, važiuoja 2 suomiai su dviračio ir jie labai stipriai svirduliuoja. Ir važiuoja lėtai. Aš galvoju, reikia juos apsilenkti, nes, nevažiuosiu taip lėtai. Jie padarė staigų virtimą į dešinę pusę ir aš pagalvojau, kad tai yra puikia proga man juos apsilenkti per kairę pusę. Tik pradėjau lenkti, jie padarė staigę korekciją. Jie skandi fliką padarė. Tiesiog į vieną ir užsimetė tada. Tai skridau toliau. Jo. Lemba, šiaip tai ta tema su tais nelaimėm tom, tai jinai įdomi, iš tikrųjų, bet tokia, liūdna tema. Nes aš dar atsimenu, buvau, ar koks ten aplink Trakus, Vilniaus, gal kažkoks ralis, bet aš jau vairavau, tėvą vežiau. Ir anksti ryte atvarėm į dopą, pasistatėm ir aš nuėjau į mašiną pamiegoti, nes naktį ten prabaliavojau. Ir atėjo, pažadino mane, tai buvo, pirmos mašinos, pirmą dopą pravarė, po to likom ten pat kitam. Nuėjau pamiegoti tą pertrauką, atėjo Žanas važiavo namo, sako, skus buvo, sako, moterį nutrinkė, užmušė Subarikas. Vilniaus ralis. Ja, čia buvo. Čia kokie 2-11-12. Čia ne taip seniai. Prieš 10 daugiau. Tai va tą. Aš dabar su to Subarikė šturmanau ralį. Jo? Jep. Ta pačia? Ne, man atrodo, bet gali būti. Galimai.
Galima. Tada dar buvo šitas atvejis, nesenai, kur teisėja. Utenoj. Jo, čia užpraeitais Bet metais. ten žiauriai. Dalyvavom šitam irgi. Visi šitie dalykai žiaurus, bet aš video irgi mačiau. Bet ten, Tai perėjo per mane. Mes pravažiavam dopą, miestinį šitą, tada kaip tik varėm, į uždarą parką pasistatė mašiną ir viskas, jau pravažiavam tą naktinį miestinį, einam ir visi veidai tokie, o mes tik iš mašinos išlipę. Sako, viskas, ir girdim greitukę, žinai, viskas, miestas šakės. Sako, avarija, įvarė žmonės. Ir videkai, pradėjo eiti iš videkai. Ir važiavam jau nakvot, kur išnuomoje buvom ir jau važiuojant, viskas, nuims ralį. Aš čia... Jo, tai čia faktas. Per daug krito. Čia tas paskutinis, kur peršoko, tenai per tiesiai važiuojant. Jo, pamenu vaizdus tos. Ten tamsoj, kur labai... Kur realiai praleido posūkį. Kiek ten turėjo būti, ar kas ten turėjo būti, ar kažkaip jas nebebuvo. Pilnais ėjo tiesiog. Bet kaip žiauru, nes tie miestiniai dopai, tai, yra kas spaudžia, bet jie būkim bėdė nebeteisingi, ten labai spaudžia kažkas. Yra, kas spaudžia, yra. Bet jie, daug žmonių visą laiką, bet jie nebūna greiti, iš principo, jų dėl saugumo negalima greitų ir tie, kai miestiniuose, kur man tas pats žiauriausias dalykas, žinai, kur varos ir gali, jie vis tiek, ten žino tas rizikas, vis tiek yra, nestovėt posūkį. Ne visi žino. Ne visi žino, bet vis tiek. O mieste tai tiesiog, kažkas vyksta, žmonės eina pasižiūrėti, jie žino nei ką, kaip tie baivykai tam pareis. Tai čia tas yra toks, nežinau. O nėra, kad čia yra vis tiek renginio organizatoriaus kažkiek atsakomybės, kad visada, kur negalima. Visi šitie. Nesužiūrėsi visų, tiesiog ralio yra ta trasa tokio jaučių dydžio, kad nesvarbu kokio dydžio, bet to organizatorius ir maršalai, kurie stovi. Tai dabar šiais laikais palyginus, tai čia labai pas mus saugumas didelis. Čia vairuojant 20 metų ten. Net ne autosporte, čia turbūt džiauriausias dalykas, kai susimastai, kad jie gali taip partrenkti. Tai net po to su Utenos, ten man atrodo, ar ne kitą rytą, kažkaip už savaitės buvo Elektrėnų šitas sprintas, tai nuvarėm, tai irgi atsimenu per briefingą, sako, hebra, čia jau ant tokio padidinimo stiklo dabar esam, tai tik kas, jokiais būdais, jokių taisymosi gazų, tiesiog stokit, ar, nebandykit, sako, nes žmonių irgi daug ateina ten žiūrėti Elektrėnuose ir sako, čia jau yra taip, ant ledo mes dabar su to, kad mieste daryti. Ir iš jūs buvo net kalbos, kad miestinius dopus nuims ir visus miestinius dalykus ir viskas vyks aerodromuose ar kažkur. Bet yra dar. Tai tas pats ir su presu važiuok. Miestuose gyvo. Mane džiugina. Atsimeni, kur aplink aikštę pernai važiavom? Alytui, ne Alytui Dauguose, kažkur gal jo. Po to Druskininkuose ten. Druskininkuose dar supranti, dar kažkaip, kad Patemė tada buvo, žinai, ir ten neapšviesta kelio atkarpa yra. Ne tai, kad Patemė, bet toksai prieblanda. Nes miške buvo. Alytui čia buvo. Prisimink tą video, kur su į 30 pralėkį, žinai. Ir tam miškelį, kur aš filminau. Ten labai. Bet aš stovėjau už medžių, filmindamas, nes, tu realiai. Man vis dar mistika, ką tu veikiai tenais. Ten dviračių takas, pėsčiųjų takas. Pėsčių. Taip, ir tai. Ten siaura, labai siaura. Taip. Ir ten žmonės vaikšto, taip vaikšto. Aišku, čia neralis, bet... greičio tokio nėra. Šiaip, jeigu antrą bėga viršus, tai 100. Žinai, sugalvotų kažkas iššokti. Jeigu gerai atsimenu, tai ir buvo, kad kažkas buvo vienu metu išėję tenais. Arba kaip dviratininkas pasimaišė. Ne, čia dviratininkas pirmam dopė buvo. Kažkas buvo, jo. Buvo Širvintose, kai mes prieš 2 metus pirmą kartą lėkėm, atsimeni džiugai ant tilto, mes pralėkėm vieną, sustojom, sako... Kur tu nevykdymą padarai? Jo. Tai tenais dviratininkas buvo, nes... Jo, ir mūsų klausė. Tai manęs irgi klausė, mes normaliai pravažiavom ir sako, o jums dviratininkas netrukdė? Aš toks, palauk, koks dviratininkas? Mūsų irgi klausė ir mes durni buvom, reikės kai trukdė, aišku, trukdė. Kartot. Mes per daug nuoširdus esame. Aš kaip šitą dalyką autosporte, kur yra tie kartojimai Winter Game'os irgi, kur kažkas apsisuka, aš pravažiuoju, man tai ten netrodo, kad trukdė. Tikri rimti tie, kur pirmas ima jas visą laiką nuės ir skys kartot, nes tiesiog dar vienas šansas ir tikrai geriau pravažiuoti. Su daugiau experience. Tai mums buvo per paskutinį etapą, turėjau 3 būtų upinę ir čiuvakui kažkas ten buvo kažkur, sako, pas teisėjus, jo, gerai, sako, pakartojom mane į 4 vietą.
Tai va, nu toks dalykas. Išvada, kad tau reikia greičiau važiuoti ir geriau. Taip, faktas. Ir meluoti, jeigu kažkas. Oi, ne, tai mes galim visą dalyką apie čytinimą autosportą pakalbėti, kur... Autosportas be šitų, kaip tai vadinasi, be skundų, ne autosportas. Ir kitas dalykas yra su tais čytinimais, tai aš visai galvau, ten žiūri F1, ten tos Netflixo, ne? Ir ten, net ne Netflixo senas dokumentikas, nes dabar tai nieks nečytina, bet senas ten, kur ten bairius darydavo, kur ten per rally lančią nudruskino dopus Monte Carlo, ne, šitie visi tie legendiniai, huieni. Ir galvoju, ble, žinai, buvo, va, dabar taip nedaro, daro, sakas, nesąmonės, ne tokias gal ten, kad dopus nudruskina, bet čytina ir labai gera, man kažkas vis išlieka, man šitas galvoju, net slalomai, sprintai, tie visi šitie mažasis, tas pas mažiausias, kur sako, kažkas sako, kaip jūs galvojate, sako, kodėl ant bordų nemeta tie, kur gerai varo, sako, kur pirmi. Nu, tai sako, ne visi gal, bet gal kažkokią paslaptį išduotų. Jo, negali, mes ne taip, kaip mes, kad, jo, hei, draugai, čia šiandien mes varom į ten kažkur, ten viską filmuoja, karočią aplink. Va, čia ruošiu mašiną ir ten, va, čia tą padariau. Joks dviratininkas man nekliūtis. Šitas dalykų, nes, nu, o gal ten pagreitinta kolonėlė įdėta. Galimai. Litva. Net nežinau šitą bairio, kai buvo Kaune Mineralis ir Litva. Nu, visi žinot Litvą, ne? Ne. Litvinska. Žinom, papasakok. Jis važiavo su Koltu ir šiaip geri dopai buvo Mineralio Kauno mieste ir nu, buvo pabaiga jau tenais prie svarstyklių, man atrodo, ar Floro simfonija Petrašiūnuose. Ir Litva sako, dabar sako patikrint, nes kažkas skundą pateikė, žinai. O pas jį buvo irgi vat, trumpesnė kolonkė įdėta, žinai, ir viskas. O jis buvo, man atrodo, gal net pirmas, jis atvažiavęs, ta prasme, nes visus tos topinius tipo tikrina ir dar jeigu skundą gauni, tai iš viso, žinai. Tai jo, kol tu ne pirmas 3 važiuoji. Niekam tu neįdomu. Jo, kol ne pirmas 3, ta prasme, būtų ten 4. Ar tipo kažkoks kolonėlės ribojimas yra? Latvijai daro greitintas kolonkės. Mažiau pasukti. Nu, ne tik bembam. Šiaip buvo apie kolonkas, vat prisimenu, buvo dabar šitame etape Mersas. Aš mačiau tą. Mersas, tas pats, su kuriuo Verstappenas važiavo, kaip jis, AMG GT, jei neklystu. Per brangi mašina, kad aš mačiau. Ir ten trumpa kolonėlė, bet džiauriai trumpa ir vairas, nu, tarsi ne tas, nu... Simuliatorius. Formulinis. Kvadratinis. Tai ten, nu... Blemba, reikia drąsos turėti, kai tu ateini į posūkį ant 100 šiam ir korekcijos tokios minimalios ten turi būti su tokiu vairu. Nu tai jisai rodė, kad šitiek vairą pasuka beveik, full lokas, tipo, net ne 9 laipsnių, tipo šitiek. Į kitą pusę irgi full lokas, viskas. Tai ten, nu tikrai šitiek pasuki tau ten jau... Jo. Matėt Verstappen ant bordo ir savaitgalį. Šiaip matėt Dačio Loganą. Žiūrėjau kažkokius rilsus. Pakilo. Jo, buvo, baigė. Šiaip labai fan buvo, nes įsijungėme pietuose gan dažnai 2-4 valandas ir pataikėm kiekvieną kartą, kai įsijungiam, vis kažkas yra. Pirmą kartą... Darai turis 2-4 valandas. Ne, ta prasme. Aš apie tai, kad pirmą kartą įsijungiam ir per, ta prasme, 2 minutės įsijungimo buvo tas jumpas Verstappeno, po to vėl įsijungiam, pusę šį nusuko, nu nenusuko, bet tai va, visą laiką pataikydavo man kažkokio stipraus va to momento. Man turbūt liūdniausias momentas buvo, kai Dačio Loganas ratą pametė trasoje. Ir tempė jį. Jo, ir tempė jį. Bet šiaip wow, kaip sakė People's Caras, ta prasme, tai visiškai O kodėl jisai galėjo važiuoti, ta prasme? Aš žiūrėjau Reelsą vakar, kodėl? Nes Nürburgring 24 leidžia 30 klasių važiuoti. Ir vienu metu, tipo, ne? Jo, vienu metu, kai Le Mane leidžia 6, man atrodo, o Amerikoje leidžia 4 tik tais. Tai Nürburgring dėl to yra ten max daug skirtingų mašinų, nes ir TCR važiuoja, ir GT3 ir taip toliau. Bet maladės. Pasim bet kokią mašiną. Žiauriai maladės, jo. Aš kažkodėl... Čia yra mūsų svajonė, iš tikrųjų, pasimti kokį gaidį ir daryti motorsport drinking dalyką ir varyti. Man kažkodėl priminė praėjusių metų užtuką kilų, kai Skadži važiavo. Jo, panašus vaibas geras, čia yra labai geras. Ir gal kokią reklamą renginiui. Ir jie dabar norės, kad vėl... Dažnai mes kiek Reelsų mėto, ta prasme, su Dačia, kur tiesiog važiuoja ir ten taip važinėja. Lemba gal nepopuliari nuomonė, bet man žiūrėti Nürburgring, aš kažkaip niekad nežiūrėdavau ir dabar nežiūrėjau. Aš Le Maną šiaip seniau labai mėgdavau žiūrėti. Toks intelektualas, ne? Ne, žinai kodėl, nes Le Mane, nu, iš tikrųjų tai yra svarbesnės varžybos negu Nürburgring 4. Ir Le Mane visą laiką ten irgi drama, nes būdavo Peugeot Audi, dabar nežinau net kas, nes irgi nebežiūrėjau jau kelis metus.
Bet yra buvę žiauriai geras, kur, atsimenat, Nissanas tą padarė, X-Wingą tokį. Irgi ten yra X klasė kažkokia, kur ten galima tuos bandyti mašinas, prototipus. Tai jau ten šiaip prototipai, tai jau ten prototipas. Ir Nissanas buvo padaręs X-Wingą tokį, kur gale platus rato, o priekis susiaurėjęs stipriai priekis. Ir, leido jam važiuoti. Ir jis ten normaliai ten važiavo ir sugedo, ir jį ten taisė tas driveris, nes kažkaip iki pitų nedavažiavo. Aha. Ir jį trasoj ant paskutinių tų esų taisė ir ten tokia drama buvo, atsimenu, aš ten žiūrėjau ir ten nervuojas čiuvakas ir kažkas nesigauna, o mechanikai už tvoros stovi ir aiškina ir įrankius padavinėja ir jam ten neišeina, ir ten, kaip liūdna, ir nefinišavo, man atrodo, ten irgi toks buvo, bajeris, nes labai keista, naikintuvas, priekis siauras mašinos, o gal... Įvesim fotkenės. Jo, Nissan X-Wing Le Mans, jo, bet šiaip Le Manas, jo, aš kažkaip nežinau, seniau tai tikrai žiedau. Šiaip reklama tai Dacia žiauri. Labai, man atrodo, turbūt čia ir buvo, dėl ko dalyvavo, nes Renault grupė dabar labai stipriai reklamą kiša, tai man atrodo čia... Šiaip antra mašina numylėtinė, kas buvo po Dacijos, tai buvo BMW Universalas. Jo, BMW Universalas irgi, kuriam irgi tik jis galėjo Nürburgring dėl tų pačių klasių daugybės važiuoti, nes šiaip jis negalėtų važiuoti. Jis darytas pagal šitą... kaip tą klasę, pamiršau. Bet neleido į tą klasę jam važiuoti, nes jis neoriginaliai padarytas. Šiaip, dar įdomus dalykas, žinai, kad jis su kabliu. Jis kablį turėjo. Komitino, hebra. Aš tai, man žiauriai fainai. Žinai, kodėl su kabliu? Dacia antraliuko buvo. Man žiauriai fainai, kur žmonės turi šaibų ir turi humoro jausmą. Bet, žinai, žmonėms patiko dėl to, nes čia, kasdienės mašinos. Realiai, tu relatable kažkiek pasijausti gali. Arba kaip tada čia pasirodė, kaip tepalų buvo pripilta ant transos ir kur tu čia mašinos, o tu pavažiavo atsiprašai. Jo, gerų kadrų buvo šias gonkas. Arba kaip prikūrinėja, nes starteris buvo sugedęs ir ten visi užstuminėja iš pito, jo. Mačiau šitas Myša, kažkas subirėjo stabdžių diskas jam. Ko jis sužiavo? Su Porsche, man atrodo. Tai taškas stabdžių diskas tas. Kažkas mačiau, pastebėjau šitą, kad tos gamyklinės komandos anksčiau, buvo senais laikais, buvo Max žydėjo, paskui buvo tas laikas, kur mažai tų gamyklinių komandų. Dabar pavyzdžiui, žiūrėk, Dakarė irgi Defenderiai, čia Dacia, lenda į tokius, jaučiu pastebi, kad gal ir verta. Tai aišku, verta, visada buvo verta. Bet ta prasme, anksčiau tos gamyklinės, dabartiniais laikais, ne visos gamyklinės komandos mato naudą tame. Taip. Tai, Eidvilo nėra, reikėtų Mazda. Čia turėtų būti dabar Mazdas prie ralių prašymą, žinai. Jo, bet, pavyzdžiui, Mazdai aš nematau, kad jiem aktualus dalykas, jie iš vis neturi performance. Tai jo, čia turbūt, kur performance neturi jokių. Seni Dacia, kur ten performance? Ne, tai ten ten prikolas. Įdomu, ten paprastų variklis buvo. Variklis, kas ten buvo Dacia, kažkai. Neįsivaizduoju. Gal Dacios variklis tiesiog. 1.3. Lembas, tikrai ne kažkoks kosmosas ten buvo. Ten buvo tikrai originalus kažkuris variklis. Kaltiniai kokie sudėti viduriai ir tiek. Gal jo, ten kažkiek atsukta kilometrų. Nes jinai tikrai, važiavo. Lietai. Ne, bet palyginus su GT3, bet šiaip jinai... Šiaip važiuoja tiek laiko. Taip. Jo, bet jinai ten tikrai... Tikrai ta Dacia ne su MP7 važiavo. Ten kažkas iš originalių variklių. Ir jinai yra privati, jinai negamyklinė komanda. Jie ten privatų žmonės. Ai, rimtai? Taip. Aš maniau, čia Dacios galim ir mes kitais. Bet galim pasakyti, kad... Tai čia ir yra, dėl ko tai fainai ir jokingai relatable, nes, tiesiog kažkas... Įdomu, šaibų vis tiek reikia. Koks startinis buvo įdomu. Ten spėjau, nežinau, 5 štukos tai tikrai jaučiu. Tikrai. $5 million to Israel. Net ir bestartinio ten, pakainuoja. Bet šiaip šitą dalyką, aš manau, galima, su marketingu padaryti galima būtų. Yra įmanoma, tik tai tas yra, kad reikia, bet gerai, gero driverio. Ką tada rinkti? Šablinską įmam. Ne iš driverio, iš mašinos. Kedis jau panaudota situacija. Ne, aš nenoriu su vyrais bučiuoti. Lemba, žinot ką aš imčiau? Slyvą. Aš irgi galvoju. Universal. Su lankais. Jo. Ir su belia kokiu vingu. Jo. Chassis mounted wing. Jo, GT ten tokio. Reikia kažką iš meme karų imti, arba Twingo. Bet Twingo yra. Šiaip Twingo būtų nauda, žiūrėkit, Twingo būtų nauda, nes man atrodo šį mėnesį gale naujas Twingo išeina. Tai
čia būtų toks marketingo, jeigu sužaistum, žinai, tai... Kokį jūs, va, tai gerai, iš čia iš mūsų temos, o tavai kokį drift karą darytumėte? Iš tų, va, tokių, nu... Driftinį? Jo, kaip, pavyzdžiui, Amerikoje šitam FD ten, ką ten jie. Kur iš Beleko padaro, ar iš... Jo, ten Passatą buvo padarę. Ne, nu šiaip, aš nesakau, kad paimtum. Tai yra Kajanas šiaip- padarytas driftinis. Tai yra Anglijai labai populiaru Discovery ralių. Discovery. Ką čia praleidai? Šiaip matėt, kaip Raišys lekia su tuo Defenderiu? Jo. Jo, žiauriai gerai. Žiauriai, tipo. Bet tai jisai Raišys Fucking dalyvavo ten, kiaušai. ta Jis prasme, raid klasiai. Raid. Arnai patikslink Raišys. Jisai, tarp kitko, ir Lietuvai važiavo. Varė dabar aukštaitį irgi važiavo. Oho. Bet žinok, aš irgi. Ai, reido klasėje, ta prasme. Jisai su tuo Jo. Dakariniu varė. Ir aš Crazy. tipo žiūrėjau, ten fucking fast yra. Jo. Tipo, žinai, kai Dakarė varo. Dakarė nu, sau- nesupranti gal greičio. Jo, biškį, tu žinai, nes- nejauti, kad per kopą. čia Kad medžiai, mantelis žinai. su Porsche lekia. O čia tipo doperis, jis skersas eina tam poskiris. Nu, didelė mašina yra. Žiauriai geras, žiauriai props tu Raišys, tikrai ahuienai. Tai va, tas pats yra su mim karais, kai Ivanulė varė Saudinė čia šitam rally prieš porą mėnesių. Su Rimtai? Bulka, jo, ir ten visas bairis buvo, kad su Bulka važiuoja su ta sena kupe. Praleidau šitą dalyką. Nu, bet kupas. Nes tai nebedraugai dar jūs. Būtų universalus ir sedanas. Jo, bet žinai, va Gal tas, jokių- tas pats gerai vėl Ivanulė, kai su Porsche važiavo. Jo. Ja, bet nu fainai, man tai va žiauriai patinka, kur, nu kažkas įdomiau, aišku, Zaibys Hebra ten Škodų turi, tipo, žiauriai kietai lygis aukštas, Evolutioniai vis dar važiuoja, kurie važiuoja su barikai, bet va tokį paėmė, nu, Visai, 9-4. visai norėčiau istorinės Bet klasės. marketingui tai žiauriai reikėtų. Tai mineralė yra žiauriai išlįstų. populiari. Jo. Mineralė žiauriai populiari žiguliai, ten Hebra va pažįstu, kas varo. Celiko bet- GT4 gali pamatyti ten. Importinio ralio istorinių. Jo, su Davai, Celiku. davai pratęsėm Indijas, tą, kur užvedai, bet nepabaigai. Kokį meme karasą rinktumėtės, jeigu... Driftui. Unlimited budget? Ar Mes- 4 valandų? Mes gonkiam, jūs driftui galite Davai, sakyti. nu, džiugas. tiesiog meme karą jo nes. Džiugas šiaip pardavimai. Džiugas tiesiog parda- Sugadinimai ir pardavimai. Davai, džiugai, nu. Tai sportai, tarsi, Nesvarbu, jo, sugadinimui. raliuose, ne, ką rinkčiaus, Nu, raliui. tebūnė raliui. Lemba, turbūt būtų... Šiaip galvoju, juokinga būtų Renault trafikas raliui. Tai iragi Lenkuose yra klasė. Klasė, jo. Kur sakiau, aš jau varo Žiedė važiuoja. Su, Jo, jo, ne, jo. ne žiedė. Yra Ralio yra klasė, kur su servis karais varo. Su kablukais. Jo, tai Bet žiauriai. ir geras. Aš nežinau. neralio yra žiedo, man atrodo, žiedo yra su kuo, ne su trafikais. Su irgi, trafikais tai tikrai matęs, Tikrai, kad tikrai. nirbi Matęs net. savo- Tai su fūrom net yra. Su kuo tik nėra. Bet jo, trafikas cool būtų. Tipo, Tipo, toks paliftintas, ne kad šokinėtų per visą. Nes- Stiklo, karočią, kebas ten būtų stiklo audinio, kažkas tipo padaryta, žinai. Ir... Tai sakau, va, anglai su Discovery's antrais, va, mėgsta pirmais važiuoti ralį. Tipo, juos net biški sudropina. Jo. Ir Kaip ten aš tavo, ne, nežinau, beveik. jo, aš nežinau, ką jie ten pridaro, bet ten atrodo taip maks įspūdingai ir jie važiuoja, tipo, jie suvalina tą mašiną. Tai... Kaip manot, nu, tas- greit paklausiu, Mindė, šiaip galų varomas ar ne? Ai, čia. Apie homoseksualų džiaukas, ne? Apie kompaktą. Nu, vėliau, ką tu imti? Aš turiu 3 variantus. Renault Space'as. Mat- Senasis. Malodės Renault. Tada Nissan Quest. Dėl išvaizdos. Ir čia ralio ir driftui? Visur tik. Visur. Visur tik. Okay. Ir Fiat Multipla. Nissan Questas šitas kvadratinis toksai? biškį Ne, kaip- ten toks family, SUV. Aš girdėjau, antrą kartą šią savaitę girdžiu apie Nissan Questą. Uždėsim ant ekrano. Ir koks paskutinis? Nissan Quest, man atrodo, tau kažkada siūliau, kur sėdinės apsisuka atvirkščiai. Palauk, Westas. Čia kaip siena. Ne, senesnį. Ai, bet jo, kaip siena, kaip Jo, Odisėja. Nisano dalykas. Peitvalo Mazda MPV, man Jo. atrodo. O paskutinis? Multipla. Jo, multipla tai Bayeris irgi Jo, jo. būtų, vat, Bet prieš jau yra jų daug. tas- Bet tam, žinot, kur tos antros lempos aukščiau, Jo. dar daugiau pridėčiau. Naktiniam režimui. Aš- Žiūrbė. Aš helų pridėčiau. Tris. Aš helų pridėčiau. Ne, blemba geriau įmoldint, kad Lemba, labai daug reikalų. Nu, čia Viliaus fetišas yra, Ai. man svarbu lempų. Jo, Sakant kažką. aš manau, multiploj ten Abarto kokį variklį tikrai galima įkyti, nes ten turi tik Fiato dalykai ir va, ten kažką pakabo, ten irgi turbūt nuo kažkokio Fiato kito eina stilo. Yra net driftinė Pasidarai. multiplo padaryta. Ai, ne? Saudė, esu matęs, jo. išgirsti šitam visam. Su SR, man atrodo, ten įbliauta. Žodžiu, jo, yra. Kamantelis. Aš nežinau, šiaip, nu, reiktų tikrai labai gerai pagalvoti, bet multipla irgi Bayeris.
kas pas mus Lietuvoje 4 golfas dar prikolas būtų iš tuką ar į 24? Kas dar? Audi 8 kokia? Silkė. Audi A2? Bet pažiūrėk, kiek nedaug nuo prikolo. Golfas 3 būtų labiau prikolas. Nes jeigu paimtų antrą golfą į ralį arba į žiedą, tai būtų normalu. Jau kietų. Jo, bet dar visai, ta prasme, Dar važiuoja. Aš turiu 4 golfą. Planas. Jo, mačiau to golfas, labai liūdnai atrodo šiaip. Blemba, Man keista, kad kaimynai tau neknis proto tenais. Bet ten dizelis. Ne mano, jis yra. Tai kol kas dizelis. Tai kol kas padarytume, 2 litrai. Taigi Ne, 1,8, ta. Tik matai elektrą lengvai. Jo, kuro rūšį čia nesunku Ja, pakeisti, čia vienas du yra. Bet dizeliu važiuoti ir būtų prikolas. Šiaip iš tų katėjo. Gavomgi komentarą, kad 1,9. dėl to EV, kad neregistruotų, bet pastapina registruoti. Jo. Seni. Ryčio programa, popkornai, golfas. And let's go. Įsivaizduojatas? Mindė pasakys Juodų kažką. Ir būtų Šiaip, žinai, obscure. Paskutinės 24 valandos su golfu. Šiaip va dar sugalvojau va ką tik Nissan Leafas pirmos kartos. Davai, Nu, Audi A2 arba pasakyk. Priusas. Arba Priusas, jo. Irgi Bet variantas. važiuoti iš karto tokio iš taksisto nupirkto apdaužystų. Be liverio, be remėjų. Šiaip jau, Ne, tai mašina be remėjų palieki baisiai. Uberio Ne, durelės. tai pagrindinis rėmėjas, Ir žaidžiu. Volto tašę kažkaip su zateškiam gali pritvirtinti, kad per stiklus matytas. Ten kūro baką. Aš tai, nežinau, aš tokių prikolų gal Audi nesugalvojau. A2 Sport ką? Man visai atrodytų Bairis Mersą salą ralių kokiam padaryti. Ta kaip Romano, kur tu fotkinai. Senas tas. Labai ane? geras. Kiek ten Ir aš garantuoju, kažkas yra Ne, padarę. 124? Ne, ten yra selas. Tai Nu, 1.5, kvadratinis. man atrodo, kažkas ten. Tie žiauriai. R129. R129, va, teisingai. Šitas. Bet aš jaučiu, yra tikrai padarytas kažkur pasaulyje toksai. Net nebejoju. Net nebejoju, tikrai yra. Jeigu padarytas. mačiau už Dodge Viper'ą padarę Jo, ralinį, tai... Net nežinau, iš tikrųjų, aš irgi čia dar kokių tų mašinų, bet aš manau, kad jeigu štuką lėkti, reikia orientuotis į Lietuvos rinką, o jeigu lėkti kitur, tai jau reikia pasaulio mymų žiūrėti, tai aišku Lietuvos rinkoje, nu tai jo, tai 4 golfas, bulka, slyva. Šiaip slyva universalas man vis dar atrodo. E109 šiaip visai taksų liverių. Gama labai brangus. Nu, ne labai brangus, bet jau jų nėra. Ir pas juos su varikliais labai su. Ar ne, ar brangu, ar ne? Nėra greit. Su kuo brangu? E109. Ir ant keleivio durelių įdedi tą Sunku. tą per langą išlindus į Šustauską. Visiškai. Įsivaizduoji, langą uždarai ir taip, nu, tiesiog Šustausko, taip pat. Šiaip jaučiu slyvą, žinokit. Taip dabar pagalvojau, bet MP7, ten pasidaro dalykai. Žiūrėkit, turiu tokią idėją, realiai. Bet universalas turėtų būti slyvai. Būtinai. Su kabliu irgi. Pasiemi iš Šustausko. O X-Drive? Slyvų? Slyvų Turėjo ekspertai. būti, tikrai. Bet nežinau, ar Nebuvo. 530D, ar 525. Atrodo, žinau, kad nebuvo. Man Atrodo, kad nebuvo tais Aš laikais. beveik garantuoju, bet bus 5. Bet žodžiu, Mendivedas, Slyva X-Drive. Chrysler 300 Šustauskinį yra pirkti tada. Atkartoji tiesiog Šustausko momentą. Įsivaizduojate, jeigu Bet jis ne Mersa. X-Drive. Ne, sakau, Chrysler 300. Okay. Šiaip jo, slyva geras variantas. Lamba neturėjo slyvą, tikrai. Aš žinai koks. Gali turėti. Gerai, Bet ačiū. E3 ketvirtas buvo. Supratau. Bet E3 Gerai, supratau, Bet- kad niekam neįdomu. E3 ketvirtas buvo X-Drive'as. Tai Šiaip čia tas mačiau prie pardavime E3 4, neseniai 4. X-Drive, jo. Jo. Dabar kas sugrįžta? Fiat Pandos. Jo, yra. Bet man gaila būtų realiai toks, tipo toks, žinai, toks Ne, tai modelis. nesena, tą paimta jau tokią 2-5 kokių. Ai, ne, vietų. tai Tas tada... tada neprikolas. Dabar Ta sena vietų. gera. Ta sena žiaurinė. Kur Dakarinį. zapaskai priekį. Dakarinį. Bet tai jeigu iš tokių naujesnių jau žiūrint, tai vietoj Slyvos ir Batmaną būtų galima, irgi prikolas. Lemba irgi prikolas. Pagalvok. Ir X-Drive'as yra. Net nežinau, kas labiau prikolas. Bet bos. Nes Slyva buvo- Batmanas driftė neilgai. Ne, tai čia žiedą. Tai jo duras. vaišos. Jo, man atrodo, jo vaišo buvo su Bet Batmanu. jo, jis ten kas ten. Ne, ten jo buvo, bet gražiai Simniška, ne. Buvo tikrai. Man atrodo, dar ir dabar yra kažkas važiuoja. Buvo Batmanas dar su 4 lapšiais. Buvo... Su keleivinis. Bet čia jau senais laikais aš jį mačiau, neatsimenu kieno, bet buvo šitas Tai dalykas. ir slyva yra driftė. Ūrio slyva. Bet ne universalas, nu bet. Aš manau, kad galima padaryti už iki 15 štukų. Batmaną. Ką manote, Endurancinį? jeigu konvertuot slyvą į vidurę, kad tipo užvirint abiejas duris ir padaryti, kad atsidarytų Į kompaktą. duris Per visus... Slyvos kompaktų dar nėra buvę. Jo, nėra buvę. Šiaip apie durų užvirinamą, tai Ivanulė yra turėjęs kam 6 sedaną ir užvirinęs galinės duris. Šiaip atrodė baisiai. Aš įsivaizduoju.
O kam taip daryti? Blemba, galima būtų kem 6 paimti ir sudėti šūdą lempę priekį. Balio buvo. Balio? Kas? Ta balta su tokiu Raudonai mėlynu. Atsimenu. Šitas takas Batmanas. Driftinis. Žinot, kokia būtų kieta driftinė mašina? Mazda 121 su panoraminiu stogu. Ja, tai 121 visur būtų gerai. Šiaip, iš senų Mazdų irgi visai variantas yra. Suzuki X9. Amba 323 4 varomos, net neturbininės tos. Norėčiau paturėti. Toks GTX? Jo, bet neturbininė, nes GTR'as jau ten. Jo. O GTX su dar būna už 3-4 gali ras kartais. Kad, Ne Lietuva. Buvo Lietuvoje už 4. Gerai. Ne, kažkur žin. Ar esate dabar girdėję pastaruoju metu apie AI karmytus? Tikrai Ką? matėt. Nematėt? Apie ką? AI karmytai, kur AI padaryti posterį Ja, karmytų. aš nenoriu girdėti šito dalyko. Reikia išgirsti. AI Žodžiu, aš jums pasakysiu. Bet čia realų žmonės Jo, susirinka. taip, buvo šnekėję, kad pastaruoju metu Kaune nevyksta renginių jokių ir nėra mašinų mytų ten. Nu, esu girdėjęs iš jaunimo tokių dalykų. Kažkoks bičias, vos ne iš troleibusų važiuodamas prie fotkino mašinų, ten sudėjo viską į iCar posterį ir reikės, mes po to įdėsiu parodyti, kaip tai atrodo. Papostinant Marių grupėse ir šnekėjau prie Žemytą su Litva, su draugu Ramanausku ir sako, senis sako, nepatikėsi, sako, pilna Marių aikštelė, pilna Urmo aikštelė, pilna Urban Hubo aikštelė, vienu metu ten ar kažkaip ne taip. Kažkaip belekiek mašinų surinko, dar pilnas aikštelės tiesiog. Bet tai čia džiugai, čia Vaikas, šiaip. Tai čia iš tikro ar... Ne, AI generate nuotraukos, ne? Posteris. Nu tai. Tiesiog posteris, kur ten nesąmoningos mašinos sudėtos ir susirinkos, kuo pilnos aikštelės. Bet tai čia tie visi... Bet tipo suorganizuoja renginį ir tada iš tikro susirinko žmonės. Taip, O kas čia blogo tada? Nieko blogo. Aš neskau, kad čia blogai. Jokas gal skemas. Aš tai galvau čia su VR kažkur pasijungti ir karbytas. Mario aikštelę VR padaryti. Tiesiog žiauriai gėda, tai bičias per kelias savaitės, kiekvieną penktadienį reguliariai renkasi, atkūrė visą, nežinau, Kauno miestą. Jūs nepatikėsit. Čiuvas padarė renginį. Čia Kaune retas atvejis. Ne, per pandemiją buvo... Bildina, galvoju. Per pandemiją buvo tie Jo. online mytai. Tasme, iki tokio lygio, kad jie daro takeoverius, kai penktadieniais būna japoniškų mašinų susitikimai prie bazės, tai atvažiuoja tas AI karmytas ir takeoverį padaro. Bet ar jie kažką dar daugiau daro, ar tik tai susirenka? Susirenka, pravažiuoja. Jeigu matėt, kur stoja policija Kaune postus, tai kažkas rašė, tai pasako, kad šiaip per draugai vyksta Petraščiūno, sako, švitienų girdžiu tenais taip pat. Bet tai AI dėl to, kad jis... Tiesiog posterį AI padaryti. Jo. Tai čia tas pats kaip mūsų... Džiugas kalbėtas jau organizatorius dirba. Jo, disko metimo organizatorius. Tik čia apčiuopama kažkas. Kurio didžiausias renginys Lietuvoje. Didžiausias festivalis. Bet dėl Kaune didžiausio renginio, tai aš pasakau, tas sugauna, man atrodo... Bet tai čia tie mytai tokie, kur vienas ten tie naicus. Gerai, parodyk kažką geriau. Blemba, dabar Tai ras kažką, kad nesinaudotų, jei jums kažkas ir nedarytų ar tų posterių. Tegul padaro Ignalino, jo ne Kaune, tada pažiūrėsiu. Japan Nights daro su japonišku. Tada devym tankas atvažiuoja. Japan Nights kaip jau, Kaune pastovi daro. Taip, tai sakau, į tą Japan Nights atvarė AI karmytas ir takeoverį padarė, pradėjo ten šerpti. Mano laikais tai būdavo mytai, susirenkam, apsidraudžiam mašinas kasko vienai dienai ir tada... Pagnalį per visą miestą. Žinau, kas iki dabar taip daro, tai be kasko. Nu, ja. Bet... Tau taip kečiau. Ai, nežinau kažkaip. Nenoriu senis. Seniai buvau mytuose šiaip. Aš irgi kažkaip. Ir mane... Jo, savaitgalį. Mane labiau trauktų į mišką. Ne dėl to važiuoju. Nors. Bet jo. Irgi yra tiesos. Bet šiaip visai įdomu, nes čia prieš porą dienų Tomas siūlė, sako, važiuojam davai į Alytų tipo į tą renginį, kaip iš organizacinės pusės, iš dalyvio tipo perspektyvos pažiūrėti, kaip tenai gerai, kaip didžiausias drifto festivalis atrodo. Ir pažiūrėti, kaip, žinai, ar ten tikrai įdomu, ar ten pramogos žiūrovai. Bet jis jau darė tą patį Druskininkuose. Taip. Ir ten unsuccessful labai. Matai, Druskininkuose tai ten fūro aikštelė, tai kad daug nepadarys. Čia tai praktiškai mieste. Lot lizardai vaikšta, žinai, žiūrovai. Bet tik jisai norėjo Kalnų parke daryti. Jo, bet ten buvo iš pradžių 6,000 žiūrovų, dabar jau 15,000 žiūrovų susirinka. Kur, čia visas Alytus beveik. Taip prašė, kad tiek susirinks. 15,000 žiūrovų rašo. Bet šiaip Kalnų parke kokiam... Kad planuojamas kiekis. Planuojamas kiekis. Nerašo, kad planuojama. Tiek žiūrovų susirinks, taip prašo. Tiesiog čia faktas. Taip liepė. Tiek susirenka.
Bet šiaip, Nu, ta prasme, ten... Blemba, šiaip miestuose, kai daro tos eventus, tai man žiauriai, tai jau šiaip gaila, kad raliai nebėra. Alytui tai ten labai geras spotas. Jo. Alytui tai žiauriai Žiūrovom. Ir driveriu, aš šiaip labai norėčiau važiuoti į tą eventą, jeigu tik ne tas organizatorius. Alytui čia yra prie tilto. Ten, kur jūs važiavote. Nes aš atsimenu, mes kai važiavom dar, kai pasistatė mašiną iš vakaro, jau pradeda eiti žmonės ir ten, wow, ten šitaip subėga visu alum, ten su rankose, wow, ten... Nes ten realiai visi per vieną vietą, per tris vietos ateina. Šiaip atmindė, kaip pasakė, kad pasilgo, kai miestuose būdavo eventai, aš vaikystėje pamenu, jau su savo teta Nidoj ir vyko ralis pačiam centre Nidos, ta prasme, buvo dopas kažkoksai. Šiaip Nidoj ir dabar vyks, tarp kitko. Kalbu apie normalų ralį, ne apie Aš pakazūką. neatsimenu, kad Nidoj būtų buvę. Arnai? Yra buvo Nidoj. Nes neturiu tokios informacijos. Aš ir nesu. Neturiu, gal tau Kažkas ten Nes važinėja. šiaip pajūrio regione, žinok, aplamai raliai nelabai. Gal Čia aplink kalbu apie 2-3-2-4 metus. gal koks aplink Lietuvą. Gal slalomiukas koks. Gal aplink Lietuvą. Arba slalomiukas, grinai. Reiks teorijai paklausti, nes kažkaip neatsimenu, bet mes prieš ralį, nes šio kitą savaitgalį bus Nidoje. Papasakok, nes tu žiūrėjai visą tvarkaraštį, kur mes važiuosim. Kaip čia gausi iš vis, kad tu papuoli? Jo, tai... Kažkam naudinga. Tai, kad prašau tą emodžių, kur tas tik, žinai, kur prašo. Tai mes... Ar jau turi kelto bilietą? Ne. Trečius metus iš eilės, Mantelį 4, man 3, norėjom važiuoti prieš ralį. Džiugas pasitrioklino ir nevažiuos su manim, tai aš su pusgaliu savo važiuosiu, kuris labai norėjo. Ir užsireginom, aš noriu dabar su Hyundai'os nebėra, tai su kompaktu važiuoti, nes kompaktas ir klasė konkurencingesnė, ir šiaip konkurencinga. Galų varomas. Ja, galų varomas. Nes su Hyundai'um buvo bėda ta, kad tas Sport 4 klasiai, tai mano varžovai buvo Porsche GT3 RS, nes kubatūra ta pati gaunas pagal formulę, nes aš turbininis 2 litrai, o jisai ne. Ir, tipo, prieš Golferus, ne tą mašiną. Ne, bet tu vis tiek gaunasi iki 4 litrų. Tai ir Porsche'as iki 4, ir Golferai iki 4, tam visi, bombos. Tai su Hyundai'um sakė, nebenorėjau aš jau važiuoti, dėl to aš vardą. Tai, žodžiu, kompaktų ir užsireginom ir taip gavos, kad, nepriėmė. Sakė, kad neliko vietų, bet iš tikrųjų tai manau, kad tiesiog per seną mašiną neįdominu. Aš suprantu juos, kad jie Porsche nori ir gerų mašinų. Ir aš jau kaip ir susitaikiau su tai idėja, galvau dar iki gegužės, biškį ten paklausinėjom, bandėm kažką susitart, bet nieko neišėjo. Aš jau skambinau ir sakau, jeigu tik bus vieta, aš iš karto, tipo susimoku, prašau, labai noriu. Kad tu taip džiaugtumės dėl normalaus kokio ralio. Ir sako, ir man sakė, tipo, jeigu ką pranešim, bet, tikriausiai jau nieks nesišauks. Ir aš iki gegužės dar tikėjausi ir atėjo gegužė, viskas, čia liko 3 savaitės su trupučiu ir aš jau, ar taip, čia jau ragas yra, tai galvau varyti pirmą dieną Mantelį pasiekti, tiesiog pažiūrėti, kaip sekas, vien kad fan kažką paveikti, bet Street Race'as tą patį savaitgalį, tai tada irgi galvojau, kaip čia daryti. Ir dabar yra kas antradienis, tai praeitą trečiadienį ar ketvirtadienį skambina organizatorė, sako, yra toks variantas, kad yra vieta, tai ar nori varyti ar ne, tai aš Šturmanas mano ne Lietuvoje gyvena, jisai labai nori, nežinau kaip ten bilietus buvo užsisakęs, tada atšaukė, dabar vėl užsisakė ar kažką jis ten padarė, bet sako, aš atvarau tikrai. Ir važiuosim, tai ruošiu mašiną dabar ten kaip... Bet čia taip, Šturmaną iš užsienio skraidinasi prieš ralį. Ne, tai patirtis, jeigu pa žmogų yra, tai galima ir sumokėti. Šiaip girdėjau Dakarinė patirtis. Ne, be patirties. Pasakyk, kad ir Vilius norėjo, bet praspyrė. Jo, Vilius norėjo, bet taip gavus. Šturmanautas? Jo, jis. Kaip jauties? Tai jis ir žmona praspyrės. Jo, šiaip žmona. Blema, su žmona varyti labai brangu gaunasi. Ne, tai čia aišku neįspa važiuot Belgijoje. Nestartinis, sen. Tai gal, žodžiu, tai važiuosim. Tai šiemet pradžia mūsų yra Molėtai, tada varom į Anykščius, į Panevėžio tą nesąmoningą autodromą, tada... Tai viskas tas pats, kaip... Viskas tas pats pirmą dieną. O Kuršėnai nevyksta dieną? Kitą dieną. Kitą dieną. Tai jaučiu, trasa bus Street Race jau padaryta iš vakaro. Važiuosim Street Race konfigą. Tada nakvojam Palangoj vėl, atsikeliam, varom į Klaipėdą, bus Švyturio arena, jeigu atsimni radiatorius, 100%. Taip. Tada Febi etapas, čia kažkoks Klaipėdas Švepelių gatvės, neatsimenu aš tokios. Buvo. Kažkur tai buvo. Aš galvoju, ar nebus per tą tiltą. Sakot? Gal ne. Bet ten geras buvo per tą tiltą. Per tiltą geras. Švepelių ar nebus ten šitam... Autodromas? Ne tiltas.
Autodromas. Rodyk. Ai, gal autodromas. Autodromas Klaipėdoje yra. Čia tau Švepelių kaimą išmetė. Mindė, atsiprašom, kad Mindaugas toks Ai. nepajėgus yra su technologijom. Čia šitas. Taip, jeigu Taip. esate iš kažkurio vieno iš tų lokacijų gyventojas, užsukit palaikyti Mindaugą. Ir man- Pamatysit kompaktą, pamatysit Ir tokį man- spoilerį užsidės. Ir man- Ir Ką man. man tas vairuos? Ką man tas vairuos? Aš vairuosiu BMW 4. 3. Beje, man tai, kaip 4, to 3, Porsche'as laikosi? Čia kurių metų? Jis, aš nežinau, kuriuo metu. F-kę. FF. Kūpas. Tai tiek ir būsiu 4 plus klasiai, nes Iš kur čia gausi tą mašiną? Humming Motors. Čia tave sponsorina ar kaip? Taip, suteikia mašiną. O aš, ką galėsiu tą padaryti? Čia jau kita tema. Mane irgi sponsorina, turiu vieną sponsorių, Arna Bujoka, šalmą paskolina. Nice. Šturmanui, tai jo, tai dar būsim tada... Arnai, ar turi komentarų, Mindė? Ne, nereikia. Prašau, Arnai pasakys. Ar turi patarimų? Mindai? Mindė, top 3 patarimai Mindė pres raliui. Ne tam ralį važiuoja, Mindė, aš jam kartoju kasmet. Aš žinau, Mindė, kad tu nenori šnekėti su manim dėl to. Aš žinau, kad Mindė, Arnas ar turi? grūzą duos. Ar turi Aš presą sakiau- tam raliui? Ką? Ar turi presą tam raliui? Kokį presą? Nes Mindė, presą pamatyk savo presą. Mindė nusimaikė. Tem presą. Tai dar noriu pratęsti, visiškai nenukreidamas temos, kad tarp 11 ir 1 bus ralio automobilių ekspozicija Nidos prieplaukoje. Tada bus Nidos oro uostas ir tada bus Nida Taikos gatvė. Kur ta Taikos gatvė Nidoje? Ką su kuru? Nežinau, bus labai blogai. Aš tai Octane boosterio nusipirkęs, va dabar turiu mašiną. Arnai pasakyk nuomonę. Kitas klausimas. O tai ar pabaigsiu spoilerį? Jo, manau, kad spėsim. Iki, nežinau, kokių lygių. Ai, čia šita gatvė, kur... Jo, atvarykit pažiūrėti, nes Mindė padarys tokį spoilerį, kokio Lietuvoje dar niekas nedaro. Kur ne vienas daro, bet niekas dar nepasidarė. Literaliai, spoiler alert. Jo, tai pasidarysim kažkaip formų jisai tikrai bus prototipinis, nežinau, nudažytas kažką, nežinau. Tai jo, nu tai va ir varysim, jo, gazuosim, šiaip labai, nu tai, jėzau, nu tas taip, nu, tas ralių vadinimas, šiaip iš tikrųjų tai čia yra asfaltinis ralis. Ne, tai Legit. taip. Čia yra miestinis visiškai normalus, visa tvarka, startai, laiko kontrolės yra kaip visiškai normaliam raliai. Tiek, kad, nu taip, yra miestiniai dopai ir nėra žvyro, realiai. Tai Arba kitaip, pokazuha. nebūna ten tų tokių vaizdų, bet, nu, yra įspūdinga iš tos pusės, kad, nu, žiauriai, rimtos mašinos, kurias vis tiek žmonės trešina, nu, normaliai, gazuoja, ten Porsche, M-kės naujausios. Taip. Ko tu šiaip, nu, tu nelabai kur pamatysi, trekdėjus, kokius nebent gal ten kažkoks vienas kitas tas Porsche'as ar M4 atvažiuos, bet čia tai... Majority, didžioji dauguma. Majority, jo. GT3 RS, GT4 Supra Sportai, Supra visą laiką bent viena Kietai. naujausia O tas, važiuoja. bet esmė pres ralių yra tas, kad ten važiuoja žurnalistai visokie ir medija atstovai pagrindė, ne? Ir Kažkiek jo. Prasidėjo O visas šitas renginys dalykas, žurnalistai. taip, Ką bet tu- dabar ką tu- esmės svečiai yra. Ką tu turi bendro su tuo? Su kuo? Tai mantelis tai viskas aišku, medija žmogus. Ką Mindė tu turi su medija, kodėl tu važiuoji? Tas pres rally? pavadinimas Press Rally, aš Draugeliai manau, kad keičia kažkokį gal jau tą prasme, nes jo skamba, kad žurnalistų ralis, bet nu ten tų žurnalistų kiek 20 būna? Ne, tai taip, normalu. Iš 80. Normalu, kad, nu, mažuma ir tu tokio renginio nepadarysi vien iš žurnalistų. Visiškai, važiuojančių. čia be šansų. Bet čia- čia buvo pati pradžia, aš kaip suprantu šitą. Pati pradžia, bet klausimas, ar pačioj pradžioj irgi nebuvo taip, kad važiavo. Aš manau, kad svečiai tikrai Ar važiuoja. atvažiuoja dar iš užsienio? Jo, Taip, Jo. iš užsienio Nes visada anksčiau būna. tikrai būdavo. jo, atvažiuoja. Ar Suomių- čia yra Suomių renginys būna. toksai, kad Kitaip. Mindė gali pasijausti kaip tipo ralistas, bet bijo normalų ralį. Ne tiek, kad, ne, kaip realistas tu tikrai nesijausi, nes tu, nu, visų pirma važiuoji su šortais ir maikėm, ne apranga. Bet kitas dalykas yra tas, kad tai yra labai sunku papasakoti žmogui, kuris nėra dalyvavęs. Tai vadžiugai, tu žinai, ten, kai mes išvarom mane iš vakaro, jau, nu, tu atsibiškiai atsiriboji nuo savo tų gyvenimiškų dalykų ir tiesiog visą laiką tu visų pirma turi... Kitas dalykas tavo galvoje. Taip, laiko greičio ruožai važiuoti, tada laiko kontrolės dar yra. Tai tu turi per tam Tarp tikrą topų laiką pervažiuot, jo, spėti iš reiškia. ten Anykščių į Šiaulius nuvažiuoti,
kur tu negali ten irgi lėkti, bet tu negali, pavyzdžiui, ten kada nori sustot pamyšti ar kavos, tu turi... Aš pirmais metais buvau padaręs tokią klaidą, pažiūrėjau pagal laiko kortelę, blemba, laiko visai atrodo, yra, sustojom degaliniai, pasėmiau kavos, nuvažiavom į startą, žiūriu, kad jau man reikia startuoti, pasidėjau kavą prie starto. Atvažiavau 2 kartus tą dopą, grįžau, pasėmiau kavą, išvažiavom į kitą dopą. Jo, tai va tas yra, kad nėra laiko niekam, mes vos padangų slėgius susižiūrėt, kartais spėdavom. Bet kai važiuot su šortais maikyti, ten ir kažkuriais metais buvo normaliai ten... Buvo, Kačergoje siūlas. Bet ten buvo į medį užsienio žurnalistus kažkada įlėkęs normaliai. Šito nežinau, bet yra Kačergoje apsivertę, yra... Šito apsivertimų tai ten įdomiai buvo, nes ten tiesiog bičas kažkaip sugalvojo, kad su savo gera mintis skandifliką padaryti. O tai kodėl saugumo kažkokiu nėra? Yra, tai šalmai. Tai viskas yra iš saugumo. Tai rekomenduoja tik tai aprangą netrumpom rankom, ilgom rankom? Ne, tokiam, kai ten tokie greičio ruožai, tu veikiausiai nekrešinsi taip, kad gaisras būtų didžiausia problema, tai, tiesiog... Tai nebūtina krešinti mašinai, kad gaisras... Ne, tai čia jau kitas dalykas, bet... Indė aštraus maisto iš vakaro. O tikrai su šortais leidžia? Šortais. Ana vis laik pravažiavo. Esmė yra tokia, kad čia veikia pagal C kategorijos, man atrodo, licenziją, nes reikia C kategorijos licenzijos, tai tas pats kas slalomas arba street races. Tai street race irgi nereikia aprangos už slalomą. Tai šalmai ir, kad tvarkinga, ten būna tech komisija, ten diržus, gesintuvas turi būti tokie dalykai, bet aprangos tos pilnos, tai nereikia, tai čia būtų iš visų tada. Gerai, tai kietai, tada žodžiu, sudėsim datas ant ekrano, jeigu esat netoli, atvarykit, palaikyti mindę, pažiūrėti jo spoilerį. Ir mantelį. Ir mantelį. Taip, mes šiaip aplamai, mes komandą, jau pernai, kurią vietą? Antrą paėmė. Antrą vietą komandinį įskaitą. Komandinį antrą vietą, kažkam naudinga komanda šiemet vėl, tikimės gerai. Pirmos vietos? Pirmos, jo. Pasiruošęs. Padarom pertraukėlę, biškį. Padarom, jo, biškį. Blemba, mano kolega dėstytojas varė į, nežinau ar perimetrą, bet į tavo jau, kur tu sakai, kur jau, tipo, vinčint reikia, žinai, purvuose. Sako, šturmą nuvariau, padėjo draugeliui, sako, negyvas. Tai aš su Lasku dirbdavau, tai filmuodavau šitas varžybas. Jo, tai dažnai į metus po 3 kartus tekdavo nuvaryti. Šakė. Tai pirmą kartą, kai variau, žinai, aš visą laiką pasukdavau organizatoriam, žinai, kaip ten kas. Sako, buvęs tu pas mus? Ne, nebuvęs. Pasimk tapkės. Tiesiog, neimk, nei guminį, nieko. Pasimk tapkės. O kam tapkiu? Tu ten, kur, jeigu teks bris, tai tarsi net tu su guminės. Jo. Tai nebent britkelnės dėtis. Jo, nebent britkelnės, jo, bet. Nes šiaip videkus pasižiūriu, žinai, ten droneris ar kas toks kanalas yra, kurį metu tų varžybų, žinai. Tai ten žiaur, tu prasme, ten iki čia skaupu. Jo. Dešas po. Bet ten ir džipai padaryti tokie, kur jau skandinami. Jo, tai čia, kur man sakė, tarp kitko, atsiminiau kažkada, kai paskandinom Discovery, toj brastoj. Blėt, smagus vakaras tada buvo žiauriai. Bet tada man rašo, sako, tai rimti džipistai kompus deda ant stogo, prikabina visus laidynus. Nes ten mašina. Sakau, jo, bet čia jau, iškiau, tiumač man būtų. Geriau tada neskandinti, negu daryti. Arba tada paskiri mašiną. Bet vienas geriausių visų laikų video yra, kur tu džiugai siuntėjai, kur varė palį į Nemuną ir tada mašiną taip į Nemuną. Kažką praleidęs. Siunčiau video, yra Vilkijos trailas ir Vilkijos paskutinė atkarpa, kur iki Kelto važiuotas keliukas. Ir skendęs tas kelias. Mes kaip buvom su Discovery, matėm atvažiavo, su kur mindė norėjo pirkšinai. Tai yra taip pat, tai tas bičas apsisuko, kuris važiavo. Tai čia apie šitą ir kalbėjo. Ne, tai buvo, kur filmavo, kur važiuoja ir jie kažkaip mašiną susisuko į Nemuno pusę. Ir tik, ir mašina, jinai ne palei krantą, o jinai į Nemuną jau atsisukus ir vanduo jau. Ir ten 3 minutės video, kai jie plaukė tiesiog. O tai kaip pasibaigė? Nežinau. Sveikas video. Nežinau, kaip pasibaigė. Bet jie po to kažkaip, žinok, ten grįžo, man atrodo. Ne, tas video ten nesibaigė, žinok. Ne, nukirptas. Tai dar yra bairis, kur va irgi, karačiai, Jonas Grik, šiaip tikrai mano vienas mėgstamiausių lietuviškų YouTuber. Žiauriai patinka jisai man. Ir jie varė Saremose, kur jūra kerti su džipu. Tarp salų yra pravažiavimas. Blemba ten vienoje vietoje jau ten pradėjo gilėti, bet su tuo Fordais turėjo, ne? Fordai ir Stokanis važiavo, man atrodo, Suzuki Vitara. Jo. Pravažiavo, ten tipo varai. Bet man baisiausia, kai jie važiuoja ir tas po to pradėjo atgal važiuoti, kad išvinčintų, tai kur čia žemė? Jo, ir jūrai tu nežere, ne kažkur ten, lembas žiauriai. O kaip po to plaut mašiną reikia, kad druskas išplaučinai? Šiaip reikia jaučiu pirkti tą, kur reklamuoja Instagram'e AliExpresso.
Žinot, kur įrėma į skylės vis tiek, įsikiša ir ten viską tada. Šiaip geras daiktas. Jeigu pas mus nebūtų Bananų Respublikos įstatymai dėl mašinų plovimo. Yra, kur nusiplautas mašinas. Į Nemuną įvažiuoju. Vandenį turėjau, šią savaitę vandenį turėjau atves, bet netvedam. Bet jo, šitie kieti žiauriai man, bet tiesiog džipo pasilgau labai iš tikrųjų. Gali paštęs parodyti. Verkia čia. Aš mačiau, kur, kai tik tai pradėjom ten važinėti kažkurį kitą čatą, ten tie šlinaviniai, kur važinėja. Tai irgi pasakai. Po tuos dumblus važinėja, įmetė video, šito gal iškirpsim, bet į marias tiesiog ten, kur laivus įleidinėja. Įvažiavo, kelis kartus įvažiuoja, nuplauna visus tos dumblus, nes ten visur tų dumblų būna pilna, tai kaip nuplauti. Aš patirties sakau, dumblas yra šlikščiausias dalykas, kur tu gali važiuoti su mašina. Nekartoju. Aš nežinau, čia nelegalu, nes jaučiu su mašina įvažiuoti labai. Ne, bet jeigu laivai, tai šiaip teoriškai, jeigu įleidiniai važiuoti tenai, tai kaip irgi. Tu teoriškai priekiu gal. Ne, jis galų įvažiuoja kelis kartus. Vis tiek labai nelegalu, man atrodo. Ne, bet tu normaliai, aš ne laivininkas, bet tu normaliai ne, koks terminas, net nežinau, įsileist laivą, tu turi normaliai įvažiuoti tą vandenį. Tikrai galas būna ten jau, kablys tikrai būna. Taip. Net vandens mocos, kai mačiau, kaip Hebra kraunasi, tai ten mašina būna. Bet realiai ten Hebra šneka, kad kur mindės Discovery Skandinam ten visi ir važiuoja, ant greičio pravažiuoja. Galimai Skandinam. Tai ten legali vieta. Ten prasta legali. Ten legali prasta yra, jo. Tai ten ir visi važiuoja plau džipus. Blemba, džiugas gymetęs tam, aš turiu tą žemėlapį, Lietuvos brastų žemėlapis pravažiuojama. Aš turiu išsisaugoti ant kelias pinus. Šiaip yra nepažymėta, bet aš žinau tokią brastą, nes girdėjau iš istorijų, kad yra per Dubysą brasta. Aš ir esu kažką girdėjęs. Aš žinau, kurioje vietoje, aš turiu pasižymėjęs, bet ten, aš nežinau, ten reiktų tokio sausroje važiuoti, nes ten... Šiaip reiktų, dar yra brasta, kur palei Marestą apleista stovyklavietė yra, irgi ten kažkaip gali nuvažiuoti ir yra brasta, pažymėta tam žemėlapy. Jo, bet ten, žinai, ten tos brastas, yra gal tik tai kelios legalios brastas Lietuvoje, žinai, šiaip. Bet, kietai, karačiu, noriu džipo. Gali parodyti presą? Ką? Gali presą parodyti savo. Nerodysiu presas. Blemba, čia dabar su brasta turėjo džiugai būti integracija reklaminė, nejaučiu, su kuriais tu darai. Brastos skverė. Gerai, tai kas dar, ką turi pasiruošę? Kažką Vilius sakė, nori papasakoti mums apie trasos update'us ir Mindy, man atrodo, turi apie Porsche savo. Apie Porsche savo. Kada praveši? Aš tai tiesiog mačiau, kad mes tada pakalbėjom apie naują trasą, kaip ten kas, ir kad jokių update'ų nematėm, tai paskui pasigūglinau. Yra jau paruoštas, pavyzdžiui, tas poveikio aplinkai vertinimas. Tai įvertinė jie ten triukšmą, viskas kaip ir okei, tai turėtų, manau, greitai praeit. Mačiau tik tai nieks lygtais daugiau... Vėl taip liūdnai skambi. Niekas nepateikė pastabų lygtais, tik tai priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, tai matyt ten dėl kažkokių priemonių. Kaip įvertina triukšmą trasoje, kurios dar nėra ir nieks ten mašinom nevažiuoja? Modeliavimo programų. Tipo, gali kažkaip sumodeliuoti, kad toj vietoj ten... Okay. Modeliavimo programų įvedi ECM6 2.5. Yra parašyta, plus rytis. Yra visos lentelės sudėtos, kiek automobilių, kiek decibelų ir panašiai. Geras. Ko nėra, tai čia turbūt yra pirmas šitas tik tai stepsas trasos, tai nėra to viso ten drifto trasos, yra tik tai trasa dar kol kas. Žiedinė. Jo, yra aptarnavimas. O tai tas vertinimas yra tipo artimiausio gyvenvietėje kažkokio, ar kur tipo... Jo, taip, aplinkos, visą aplinką vertina, tai ten artimiausi atstumai visi. Tai jaučiu, perimetrai kažkokie yra, kuriuos... Ta prasme, tu ten visur, kiekvienam skirelį, žinai, žemėlapį sudėti ir tam tikrą temą nagrinėti. Ok, įdomi. Galėsim linką, mes pasiskaityti žmonės. Jis viešas, ne yra? Jo, viešas. Ten visuomenė galėjo pasiūlymus, blemba, pramazinom būtumėm parašę. Kur driftų trasa? Ir oficialiai turėtų atsakyti organizatorius. Bet, tai aš tai jaučiu čia laiko klausimas. Gal jie gerai daro, kad jie daro šitą. Taip, tai daug paprasčiau. Tada pasidarys ir drifto trasą. Čia tik laiko klausimas. Jo. Net ir toj pačioj jaučiu. O, jo. Kažkas bus. Padarys tikrai ramoškę, ką nors. Tai taip, prasme, to svarbu leistų. Nėra parašyta, kokios varžybos turi vykti. Tai gerai, tai va, viskas įvertinta. Čia iš prasidės statybos, ar dar kažkokio trukdžių yra? Statybos leidimai visi. Jau prasidėjo kažkas. Klausimas, kažkuris etapas turbūt jau. Bet jie kaip privatus statys, tai jiems konkursų nereiks daryti. Ar reiks? Ne, tai jeigu kaip privatus. Privati žemė. Tau nesvarbu.
Bet jeigu Europos čia ne šaibų gaus, tai reiks. Teoriškai, manau, kad... Čia ne valstybinis objektas. Nu jo, bet vis tiek privatus verslas. Tai ką? Net ir paprastas Tai tu neturi paramas gavus, reikia konkursus daryti. Nu jo. Reikia. konkursą įmonėm, tipo, ne, Taip, kas statys. Taip. Net ir ne apie statybas. Tiesiog Bet finansavimą gavus. paramą. Gaunant paramą. Jeigu jie iš savų dabar asfaltuos, tai jie pasims. Iš vis šiaip iš tikrųjų, kas asfaltuos kažkurį įmonę, tai jiem šiaip gera reklama turėtų būti vien ta trasa. Tikrai. Jie gerai išasfaltuos, ne taip kaip ten į tą Jie- poligoną. Ja, bet šiaip, nu. Svarbu neduotų tiem, kas Kaune asfaltuoja kelius ir bus gerai, manau. Kas Laisvės alėjos grindinį perkal. Pasirodo problemų turim. Jo, blemu. Vėliau, aš turiu vieną klausimą. Už kokią pinigų sumą per podcastą atskleistum, kur tu dirbi, nes niekas dar nežino, kur tu dirbi, pavyzdžiui. Siuntė link. Bet šnekėjom. Per LinkedIną Kabitavičius įrado. Jo, bet tai neaišku, man ten dar. Ten jie gamina mikroschemas kažkokią. A, ne? Praeitą savaitę. Importas, eksportas. Perki Gerai, parduoda. man labai patinka, kad tu paslapti iš tą laiką tiesiog, žinai. Kur tu džiugai dirbi? Ai, čia iš tos pusės tu klausi. Džiugas gal kokį reelsą susukti, žinai. Tai va. Tai gerai, gal einam. Paskui apie Porsche. Gerai, žodžiu, apie mano Porsche 929. Jau tai čia. Jo, nes... Tai yra appsas ar nėra apps? Ne, Ar neradau. gazuojasi pagaliau? Nėra appso. 929. Šiaip figa klausimų atsakė jie. Pasitengsiu labai čia Tai neįsplėsti. tu jam laišką rašai? Ne, čia visi savininkai gavo. Ne, rimtai. Ir šiandien gavau, žinot, kada? 5:30, tai va. prieš Ai, dabar podcastą. va, Aš neseniai. tikrai jo sakau, kad... Jie kažką žinojo. Turim inside. Sakė, skambino, žinai. Baigėme teisinį Porsche pardavimo procesą. Automobilis regitroje perregistruotas specialios paskirties bendrovės Stitching Comedy Garage number 1 vardu. Ši bendrovė stovauja visų šių automobilių bendrasavininkų teisinius interesus ir užtikrina, kad automobilis priklauso jums kolekcininkams. Į tavo paskyrą Comedy platformai įkeltas nuosavybės patvirtinimo sertifikatas. Aš Liudijantis, kiek ir kokių ten tų kolekcinių vienetų tau priklauso. Automobilio naujienos, tai aparatus mašinerį servise automobilio atliktas kasmetinis Porsche Classic patikrinimas bei pakeista lyva. Gerai. Cars & Coffee renginyje Julius Puidokas iš Retro Nil apžvelgia Lumber Room saugomą Porsche 928 ir įspūdžius galite pamatyti čia vaizdo įrašas. Dažniausiai kolekcininkų užduodami klausimai. Kur yra specialiosios paskirties bendrovė, į kurią perkeltas tas žodžiu Porsche? Tai Niekas. įsteigta olandiška įmonė, kurios vienintelis tikslas atstovauti visų bendrasavininkų teisinius interesus. Kodėl? O taip, gali regitroj savininkas būti nelietuviška įmonė? Ar, Tai tikriausiai jo, nes ar čia sukurta... kitas klausimas yra, kodėl automobilis perkeltas į olandišką SPV. Aš norėjau. Tai pagal Olandų teisę šią įmonę perkeltas automobilis teisiškai atskiriamas tiek nuo originalaus kolekcininko, tiek įmonės teigėjo Comedy UAB turto. Tai užtikrina kelis svarbius dalykus. Vienodą visų bendrasavininkų teisų atstovavimą, tiek tavo, tiek originalaus kolekcininko. Čia nėra, kad tu neviešą informaciją. Ne, čia man atsiuntė mailą, čia viskas. Yra pačioj parašyta confidential. Žodžiu, čia užtikrina tinkamą automobilio kaip kolekcinio turto saugojimą, turto draudimą, jei kažkas nutiktų automobiliui, draudimo išmoką gautų ši SPV, kuri padalintų išmokos pinigus visiems bendrasavininkams. Ai, tai žiūrėk, gautum kažką. Proporcingai pagal turimus kolekcinius teoriškus, ne? Tavo nuosavybės apsauga. Rašau, kad proporcingai. Pavyzdžiui, net jei Comedy nustotų veikti, ar originalus kolekcininkas susidurtų su finansiniais saugumais ar turto areštu, tavo nuosavybė liktų nepakitus. Jie, karočią, aš turiu... Prie ko čia tas originalus savininkas, jeigu jau perkeltų nuosavybę ant įmonės? Tai nes jam pusė dar priklauso. Nu, ja. Jam priklauso 51 procentus. Jis tiesiog yra kolekcininkas su didelė dalim. Aš širdžiai manau, kad jie, žinokit, pažiūrėjo podcastą, nes komentavo ir šitie visi klausimai, tai ką mes iškėjome. Kas saugoja automobilį ir dengia jo eksploatacijos išlaidas, ko aš ir klausiau. Laišką gal tik mindį. Pagal sutartį su Stitching Comedy ten Garage, automobilis saugo didžiausią automobilio dalį, turintis bendras savininkas, šiuo atveju originalus kolekcininkas. Jis įsipareigoja dengti visas eksploatacinės išlaidas, laikymą, draudimą, priežiūrą, remontą, jam taip pat galioja kasmetinės 500 km ridos apribojimas. Tau ir kitiems bendrasavininkams tai papildomai nekainuoja.
kaip žinosiu, ar keičiasi automobilio vertė. Tai pirminį automobilio vertinimą atlikusi nepriklausoma ta ten Classic Car Ratings. Kas pusmetį Komodi užsakymo atnaujins automobilio vertinimą. Ta pati bendrovė. Ir vertins jo kainą. Čia kartu su ta inspekcija gal kur daro, net jinai. Taip, turbūt, jo ataskaitos bus įkeliamos į bendrasavininkų Komodi paskyras, ten garažas ir taip toliau. O jei automobilis bus apgadintas, pavogtas ar sunaikintas, tai automobilis apdraustas visų rizikų kolekcinių turto draudimu, draudžiami gaisro, vandens žalos, vagystės, fizinės žalos ir transportavimo atvejai, automobilio sunaikinimo ar vagystės atveju išmokėta draudimo suma bus paskirsta visiems bendrasavininkams pagal turimą dalį. Kas moka už tą draudimą? Dabartinis savininkas. Dabartinis tas didžiausias kolekcininkas, pagrindinis. Okay. Originalusis savininkas. Kodėl ne visų tada dalina tas išlaidas? Nu, nes jam didžioji dalis priklauso. Ar galėsiu parduoti savo turimus arba įsigyti daugiau šio Porsche kolekcinių vienetų, tai Komodi priekybos platforma Marketplace, kurioje kolekcininkai galės pirkti ir parduoti kolekcinius automobilių vienetus, jau kuriama. Planas šis ruduo. In progress. Kur galiu pamatyti, tai Lamberum, jame automobilį aplankyti ir pamatyti galima darbo dienom nuo 10 iki 4, pirminame garaže nėra gido, automobilis saugomas už stiklo pertvaros. Ir viskas. O tai gerai, tu kaip savininkas gali nemokamai įeiti? Tai aš kaip suprantu, visi gali. Ką gali? Visi gali į dūmų fabriką eiti. Tiesiog tos mašinos už stiklo yra. Jo. Tai nuo 10 iki 4 Vilniui. Ką jūs vadinat dūmų fabriku? Nus čia taip prašau. Dūmų fabrikas? Gatvė gal. Ai. Dūmų gatvė, atsiprašau. Ne, bet dūmų fabrikas irgi yra toks. Ten Yra, kažkaip ten istoriškai. Ką ten? Taip, Betono taip. fabrikas, cemento fabrikas, ten visi šitie geležinkelių pastatai tokius kažkaip turi. Gerai. Nu va, įsijungiau. Nu, nice. Pagazuok. Pagazuok. Biškiai. Mes šito laukiam jau 3 podcastą. Pagazuok. Jeigu kažkas ten rašosi, kad... Čia būtų paskutinis kvestas uždarytas jau. Nu, nėra. Pagarsink. Negarsinu. Įrodo, kad tikrai groja. Tipo, ir... Blemba, reikia Androido, žinau. Jo. Čia grinai turi logintis per Androidą. Download ownership certificate. Va, turiu. Ownership. Mindaugas Juknevičius, co-owner. Įdomu, registroj rodo, blemba. Ne, tai registroj rodys tik tai tą įmonę, ant kurios registruot. Bet bendrasavininkų laukelis yra registroj. Ne, tai taip nebus ten padaryta. Tai Nes tu nedavęs. Šiaip, įdomu labai... O tu, pavyzdžiui, kokį asmens kodą tu vedėjai savo? Ar tiesiog pririšo prie vardo pavardės? Prie vardo pavardės, aš man atrodo, vedė ir asmens kodą, nes daug jis ten dalykų vedė, bet kokiu atveju net ir su šitą informaciją niekas negali perkelti mašinos tavo vardu. Tai matai, tai bendras... Aš savo asmens tapatybę patvirtinti turėjau. Tai jo, turi mano asmens kodą. O šiaip, kas įdomu, jeigu būtų įmonė lietuviška, kam priklausytų šitą mašiną, nes dabar tai mašina priklauso įmonė. Tai rekvizituose galima pasižiūrėti valdomas mašiną. Bet įmonė nelietuviška. Gal yra olandiškas atitikmuo? Rekvizitai... NL. Gosh, we have rekvizitai. Tai jo, nu tai va tokį žodžių davė update, tai šiaip atsakė daug labai. Viskas skamba legit. Viskas skamba legit, iš tikrųjų. Galimai. Tai toliau lauksim, tai birželį turėtų įvertinti ją. Pažiūrėsim, kiek pakilo tavo. Žiūrėsim, kiek pakilo vertė. O dabar nevertė kokia, nepamenė? PM 2600 kažkas tokio? Neatsimenu tiksliai, tai... Tiksliau 25 eurų. Na, ja. Gerai, kad jau prakalbam apie komedį, tai galim prakalbti apie komedį. Tuo pačiu. Mūsų svetainiai taip pat turi update'ų. Dabar kažkur čia ant ekranų jau čia reikės uždėti. Nes aš neatsimenu, kaip ten atrodo, bet yra naujas automobilis, kurį taip pat galit kolekcionuoti, prisijungia irgi į kolekciją. Pasižiūrėti. Neatsimenu, Supra jau čia yra. Galite prisidėti į kolekciją naują automobilį. Taip. Tai nieko nekainuoja. Nieks jos neįvertino. Jo, net nėra įmonės, kuri įvertintų. Nepakeitė tepalą. Vertę. Ir yra šiek tiek update'ų, tai dabar jau galit įsijungę savo automobilį, kurį prisidėjote į savo kolekciją, galite įsijungti ir pamatyti, kaip jisai atrodo garaže. Galima matyti gyvą transliaciją, kaip dar pagazuoti negalima, bet irgi padarysim šitą. Mes visiškai be biudžeto šitą dalyką darome. Davai, rašom tikrą. Davai, tipo.
Įrašom tikrą MP3. Nu tai, davai. Tų mašinų. Padarom geriau. Padarom geriau. Cold start. Jo, padarom kaip gazuojas. Kiek Tai kol kas nėra. Yra legalu, kad mes paminėjom ir komodį, ir komediją. Tai viešas dalykai. Na, ja, Viešas dalykas, o ką negali minėti, bet dabar negali pasakyti kažkokios pavadinimų? Ne? Kodėl ne? Mes laikėm pastatyti. Mes nieko nesakėm, kad tai blogai. Tai užpypinsiu. Tikrai neužpypinsiu. Nieko nepypinsiu, nieko čia blogo. Ne, atsako klausimus. Ne, ta prasme, viskas gerai, žymiai dabar aiškiau, ne, yra. Prieš tai pirmą podcastą, kai aš neam tikrai buvo daugiau klausimų, dabar tikrai nemažai atsakytų. Vienintelis dar neaišku, ar tu galėsi parduoti, bet irgi rašė, kad kažkada galėsi. Nu tai nice, gerai. Gal kažkada bus galima. Mes nieko naujo neperkam su Mantve, tik marketplace, tai mes laukiam. Mes dar paupdatinsim. Lauksim, kol Mindė turės naujų. Tai jo, šiaip užeikit į comedy.eu, ten galit kolekcionuoti automobilius, galit prisidėti, bus gal kažkada jau per kitą podcastą, gal dar vieną kokį naują pridėsim, nežinau. Ar Mantelis paleido registraciją jau? Kokią registraciją? Podcast. Geriau Mantelį papasakau. Ai, taip. Šiaip aš neatsimenu, ką jau ten padariau, bet... bet jo, yra jau webas podcastai LT, tai galite užžiūrėti. Podcastai LT. Podcastai.lt. Tai galite užžiūrėti, yra šitą erdvę... Kol kas tiek. Ką galime tenai padaryti? Galima pasikalbėti 3, 5, 6. Užėjus į podcastą, tai galima pasikalbėti? Galima rezervuoti laiką pasikalbėti ir turėti tokius įrašus. Ir tada šis žavus jaunuolis pasirūpins visko likusiu. Taip. Aš viską padarysiu. Taip. Realiai, jeigu jums reikia psichologo, tai užsisakot vienas su Manteliu pasikalbate ir su kamera. Galima ir taip. Kaip būtų žiauriai keista, ne? Vienas žmogus užsisako, aš noriu podcastą ir vienas tai nuvyks. Ar esat matę Instagram'e tuos reelsus, kur užsisako Jacksono šokėje ir ateina ir nieko nėra. Kažko dar tenais. Jacksoną ir Tupaką tiesiog yra. Ir mačiau, kur visus 3 į vieną suvedėt. Arba du Jacksonus pasikvietė. Trumpo Jacksono. Hillary Clinton. Jo, Obama. Visi 3 vieną metu jie tenais, tai man. Šiaip labai išėza tenais, labai išėza turinys. O šiaip galim užsisakyti į podcastą kažką tokio. Galim tą mešką. Jo, mešką. Galėjau sakyti mešką, kur dainuoja. Išvartytų viską. Kas čia arčiausiai iš kokių tiktokerių yra? Petras iš Vilkaviškio. Blemba, jo. Šiaip tai bairis, iš tikrųjų. Tai gerai, Mantelis, sveikinu, kad biškai pajudėjai su podcastų dalyku. Jo, trūksta labai laiko, bet ačiū. Tai va, rezervacijos paleistos, galima rezervuotis, yra kitos erdvės, yra juodas backdropas, yra daug kamerų, yra daug šviesų, yra studijos nuoma, yra visko, yra. Prašom tik tai daryti. Jeigu dar daug garso būtų, tai jau salas rezervuotų. Bet jo, nice. Bet yra ausinys tai. Gali pasidaryti garso. Turim dar apie ką pakalbėti. 3 savaitės nesimatėm ir niekas nieko nešneka daug. Aš tai visiškai iškritus. Sunkus laikotarpis, dabar daug reikalų. Prasme, kad dar 2 valandas namo važiuosi. Ne, naktį greit nuvažiuoju. 15 minučių. Nežinau, kažką turit, kažkokių minčių, kažko... Nežinau. Aš tai nieko neturiu. Aš gal ir turėjau, bet ta prasme, sakau, šitos... Aš apie Jumę noriu pasakyti, jeigu greitai. Jumė mažiau nei už 2 mėnesių, jeigu dar neturit... Reklama. Jeigu dar neturit bilieto, įsigykit, atvažiuokit į Jumę, turėsim daug dalykų. Didžiausia. Jau, čia bus tikrai didžiausias tarptautinis drifto festivalis Lietuvoje. Tai šitą drąsiai galim pasakyti, nes vieninteliai darom tarptautinį gerai žodį. Jeigu nori linksmesnę toną, tik parašyk man. Jo, tai atvažiuokit. Jau 64 berods dalyvius turim aprūvintus. Iš 70 vietų, tai dar palikau kelias kokias 6 vietas, tokias jau tikrai patiem pačiausiam, kurie tikiuosi dar pasidarys mašinas ir užsiregins. Iš kokių šalių atvažiuoja? Atvažiuoja iš Švedijos, Austrijos, Great Britain, Didžiosios Britanijos atvaro, iš Vokietijos, man atrodo, yra vienas, iš Lenkų tai tikrai daug, tai Latvių. Kas tavo nuomonė įspūdingiausia mašina tenais? Įspūdingiausia. Vis tiek matai visas registracijas jau. Hot Boys. Ne, Hot Boysai turi savo stilių, ten tiesiog jų jau yra vizitinė kortelė.
įspūdingiausia. Arba rečiausia. Rečiausia tai jaučiu Buzelių yra. Buzelių? Jo, pavadė Buzelis? Matas Buzelis. Jo. O ką Matas Buzelis? Corolla jo yra. Jisai driftins jau? Jo, jisai driftins tą Corolla. Taip. Wow. Žiauriai kietai. Kokios pramogos žiūrovam yra? Pramogo žiūrovam. Bokso kriaušiai bus, bokso kriaušiai. Darysim rungtį. Kauniečiai. Galėsit jį bačinti normaliai. Kriaušia, kas daugiausiai jį bačins, tas gaus kažkokiu taškų. Prizų gausit. Best entry competition bus. Bus galima pažiūrėti, kaip... Žiūrovam entry buvom petition? Ne, žiūrovai. Aš galiu parodyti entry. Žiūrovai galės pažiūrėti šitą dalyką, kaip čia driveriai šitą rodys performance'ą. Bus vedėjas, bus koncertas, bus reperis koncertuos vienas žinomas, dar nesakysiu, kas neatskleisiu, kai papostasim. Oho. Bus dar... Ar jo pavardė kaip diskometiko? Lama, negaliu. Jau, Driftiškė City, jau 2026. Lama, šiaip garaže nerūkoma tiktų. Belia kaip gerai būtų. Reikia pačiešinti. O kaip pavyzdžiui, Omerta? O čia reperis? Reperis. Jo. Nežinau, aš ten pamačiau pažįstamą istoriją. Ne, šiaip daug yra gerų. Tai... Pala, leisk atspėt. Jis vis tiek nesakys dabar į eterį. Jo, bet man žinai, man pasikeisiu mašinom ir man pirma mintis buvo šitas, kur... Ne. Kas? Kur tas bičias, kur iš Šiaulių toksai bičias, kuriam automobiliai patinka. 3NC. Maksas. Ne. Slavka tu. Ne, užkrito pavadinimas. Katana dainą turi. Žinai, apie ką kalbu tikrai. Katana? Sekundę. Džiugo repas. Ja, priehalo, no. Mikro Parodal. One. Ai, šitas. Nes Mikro One prie mašinų, žinau, kad yra. Biškai. O 335D reperis prie mašinų ar ne prie mašinų, man kilo tokia klausimą. Nice. Ai, Galimai, šitas, ne? Galimai. Labai geras pasirinkimas, labai geras. Žodžiu, bet jo, bus koncas, bus... Tai ir džiugas bus. Tai panašu, kad jau bus. Bus džiugas. Tai va, tikrai bus. Galimai. Tugi bedarbis nieko neveikia. Dabar tavo proga pasireklamuoti irgi. Tai džiugas atvarys su draugais, su jų mašina ir tada ten už valandos turės išvažiuoti. Atvarykit, bus Vilius, būsiu aš, atsivešiu Mietas, bus Lukas ir... Būsiu aš. Bus Mindy, bet Neatsiveš Mietas. Neatsiveš Mietas. Tiesiog. Aš su dronu skraidysiu. Indė galimai nusims Maikę. Jo. Pavažiuosit, galėsit gal su Vilium, gal praveš, jeigu bus... Ar Vilius mane praveš, jeigu nusimčiau Maikę? Praveš, jeigu nenusijims. Taip. Tai va, toks mano... Ar Vilius galų varom? Džiugai, man dėl tavęs neramu daros. Kodėl? Aš nevartoju vaistų. Matosi šiaip, iš tikrųjų. O reikėtų. Atsigavęs. Šiaip tikrai kviečiu į renginį, nes panašu, kad džiugas iš jo bus išmestas. Tai tokio vaizdo nepraleidžiu. Pamatys, kaip apsauginis, taip, žinai, už kupros paėmęs veda džiugą. Panašu, kad po džiugo net ir Ramoškos jau ten nebeįleis renginys. O jeigu džiugą pasamdysim kaip apsauginį, kas išmes džiugą? Šiaip Pats save tiesiog išsiprašys. Tommy Jerry, žinai. Jo, šiaip bus įdomu. Nepraleiskit. Rytoj dar vyksta Kauno slalomas. Jo, registruokitės į Kauno Rytoj slalomą. tai čia aš. Vos ne kiekvieną realiai trečiąjį darom Kauno slalomas. Atvarykit. O kada bus Kauno naktinis slalomas vėl? Tai žiemą, rudenį. Kada temsta anksti, nes vasarą... Su tais 2 deglais? Džiugai. Buvo 20 deglų. Aš pirkau juos, aš turiu foto. Kaip 20 deglų vežuos. Aš turiu gerą nuotrauką, aš galėsiu atsiųsti Kauno naktinio slalomo. Turit kažkas nuotrauką rimtai? Pala, aš toj parodysiu. Šiaip tai, nu, sakykit, ką norit, bet starto, finišo vietoje tai atrodė įspūdingai. Jo. Viskas ten gerai. Ten kad jie nieks Audi nebuvo. S1 Quattro su tom fog lempom, ne? Ne, tokios nebuvo, bet buvo raliniai bendrai. tikrai ralinių buvo, visi beveik su papildomais apšvietimais, buvo strobai, buvo ant finišo LED strobai padėti irgi. Buvo džipai su tom lempom. Darėt visą, kad akint vairuotų jis. Bet žiauri, nu... Ne, tikrai kietas renginys. geras vaibas. Jo, buvo kiet. Gimtadienį šventėm. Taip. Jo, seniai, čia belekas bus. Ten žvakiai ar kas? Pala, pada. O čia normalu per vėlinės daryti slalomą. Įmeta Mindė fotkę su naktiniu VRC.
Čia va toks bus per videką. Instagram West Reality. Ne, aš jums galiu parodyti normalų video iš starto finišo vietos. Įkelta yra, tarp kitko. Gerai. Uždėsim ant 100% uždės tą. Nu, blemba, gerai, atrodo, šiek tiek primena B grupę. Ne A grupė, bet B tokia. Čia lyjo dar? Snigo. Snigo, labai ta bazė. Reikės atvažiuoti pažiūrėti. Labai ta karinė bazė padėjo su apšvietimu pas juos ten stiprus. Jo, bet ta prasme, tai buvo mūsų pirmas bandymas ir šiaip, aš sakyčiau... Net niekas neteisė jūs. Jo, ta prasme, tikrai ta fotkė su vienu deglu, tai... Ne, Hebra, čia tiesiog. Aš ne tiek neturiu. Šiaip labai gražiai džipas atrodė su šiom ten mindės, nestovėjo, man atrodo. Abu ten buvo. Pamiršta. Mes po to mes apkalbėjom, tai tikrai turim idėjų, kaip padaryti dar įspūdingiau. Jo, atvarykit, pamatysit mindės džipą. Ir... Jeigu nematė sudropinto džipo, tai prašom. Jo, padarysim kažkokių tai įdomių dalykų. O ar bus jūsų renginyje čigonas arba meška, kur ten būna tie pripučiami kostiumai, kur gali užsakyti, kur pašoka? Ar ten kažkokia... Ai, būna juočkis, karočią. Jeigu tu atvarysi, tai meška bus. Ne, šiaip... Prie finišo, žinai. Eik. Džiugai, aš tau pasakysiu, kad renginiai, kuriuose tu esi banintas, tai vis didėja sąrašas. Sugalvosim kažką, manau, tikrai padarysim. Vasarą nelabai išeina, nes tiesiog temsta 10, o aerodromas iki 8 dirba. Mindėjo bus liveris ant kompaktų? Jop. Jie tai būtų buvęs, bet tai su presu taip gavo. Tai klausimą užduot kažkokį Su presu raliu gavosi taip, kad neturėjau varyti, aš ir neskubėjau ten jos sutvarkyti ir pasidaryti, bet jo yra liveris, yra jau Vičiūno, ne? Ne. Žiauriai kietas liveris. Niekam nesakau koks. Autominutė. Ne, iš tų brandų tiesiog. Nu, karoči, pamatysi. Aš turbūt žinau. Jo, tu turbūt žinai. Būtų actual bairis, jeigu savo užsidėtum dental. Ne, nedarysiu dantų. High quality išpuvę dantys. Ant vienos pusės mašinos išpuvę dantys, ant kitos tipo normalūs dantys. Aš liverį idėją... O kodėl, ne? Justas Simaška anksčiau ralį varė su Bratkio, Bratkis urologas ir ant viso šono urologas Kaune, .lt buvo. Nu, čia geras. Bet, tipo... Jo. Aš tam liverį, kadangi yra pagal idėją viskas daryta, tai aš norėčiau sumokėti kažkam, kad sudizainintų tam tikrų įmonių logotipus, bet nebent perdarytų į mano įmonę, ar kažkam naudingą, ar į žmonos verslą. Podcastai LT. Kad atrodytų, nežinau, nemoku, neišduodamas, nenoriu pasakyti, bet... O spalvas liks tokios Jo. O spoilerį dažysiu? Spoilerį dažysiu dabar presui sidabrinę, bet taip to vrapins. Jo, kad kopija būtų lipduko, bet netoks, koks seniau buvo su mano inicialais kažkokiais. Bet blemas, tai sponsoriais, o po to būna reikalų, presė, jeigu netyčia ten sugalvotų, nežinau, Vik klinikos remti jį, tai tada, karočią, blogai, nes neleidžia sponsorių savo turėti, kurie leidžia, bet tu konfliktuoja. Susimokėti. Jo, pavyzdžiui, negali Zestino užsidėti, nes Continentalis remia ir bus Continentalio lipdukai. Bet labai įdomu, kurioje stadijoje ateitų, įdomu realybėj, kada prisikabintų, kad jie... Komisijoje. Gal. Šiaip užsisakiau iš anglų Cosworth ženkliuką. Tokį originalų reprodukcijos daro. 26 eurų sumokėjau už tą ženkliuką mažiuką. Užkliuosim kažkuriam bagažinę. Tu ir nesveikas. Bus bairis. Ir šiaip dar tokį užsakiau dalyką, tokius kaip srauto nukreipėjus, nes biški yra neramu, kad tas spoileris actually liftą generuos, o ne downforce'ą. Tai tokius rauto nukreipėjus, bet... Šiaip kokį liftą aikštelį važiuojant? Įdomu, nes... Aikštelį pohui, bet kačiarbai. Greitų trasų yra, kaip pernai turėjom. Druskininkų tas 100 šiam. Jo, 100 šiam, 107. Tai liftą generuoti nelabai būtų faina prie tokio greičio. Čia reikėtų nemindai tavo kompaktą, man atrodo. Babkės kiršiniai tą gazavimo Porsche, kur nusipirkai. Nes tiek visko tu jam dedi, tai... Šiaip iš tikrųjų turėjau vieną mintį, tai goproškę pakabinti ir su tą bairį, su vata, apkliuot vata
galą. Siuliukus. Ir nufilmuoti, žiūrėt, kas darosi su oro srautu. Ar jis eina virš ar žemyn, nes į žemynai kažką reikia galvoti labai stipriai. Nes tada tikrai gali liftą generuoti. Bet šiaip tas spoileris jis yra išlenktas, taip, tai turėtų spausti. Plius originalus dar tas mažiukas yra, kuris nieko nedaro. Tai mašta. Bet jo, srauto nukreipėjai bus įdomu, kai ateis, ar taip atrodys, kaip aš įsivaizduoju. Kurioje vietoje dėdas? Ant stogo dėtus, kaip Evolution 8. Tie tokie finai, kurie nukreipia srautą virš spoilerio. Tai tokie mažyčiai tokie? Bet jie ne mažyčiai bus. Vientisas, ta prasme, toks. Grinai kaip nuo Evolution. Kaip AliExpress. Minde, o kada bus polikarbonato langai? Ai, nenoriu dar kol kas. Čia jau, Ble, čia jau žiauru tada. Čia jau riba yra? Ne, aš pirmą pilnus lankus geriau dėčiau tada. Aš galvoju, tu kietas esi. Ne, polikarbonato langai, tai nafik kapotą nebent norėčiau, kur gytis pardavinėjo, nes dabar jau užraktai bus tik koks skirtumas. Ir šiaip dėžės reikia, bet actually, vienintelis dalykas, kad tik viskas gerai būtų, bet su Hyundai'm, kai lėkiam, tai žymiai ramiau dėl technikos buvo, kad technika atlaikys, nes normali mašina. Su šitu biškim yra niuansų, kur aš turiu nerimo, bet labiausiai tai dėl dėžės bijau, nes jau jinai... Bet tu bet kur rasi, bet kur važiuosi, tu ten rasi. Bet žinai, nes mieste, pasikeisti pakeliai. Visiškai mažu. Gerai, klausimas dėl polikarbonato langų dar, kaip pasakėt, jie juos deda tik dėl svorio pagrinde, ar yra dar kažkokio tipo, kad nedužtų? Bet yra labai didelis minusas. Bet dėl svorio tai išimitinai viską, ne? Svoris, saugumas dėl dūžių, bet didžiausias minusas, kad jie žiauriai braižus. Žiauriai. Kas sezoną naujus tiesiog. Tai aš mačiau parduoda, man atrodo, kompaktui, BMW yra, kur jau pagal formą padaro. Man įdomu, kiek svorio sutaupo. Nes vis tiek išseima ne vien stiklas ir visas mechanizmas lango įsitraukia ten tikrai kokie 10 kg išseima. Tai aš airbagus vieni išėmiau, tai tie airbagai ten kokie taip 4 kg, tai tikrai. Tai kokį PPF nededa? Ant polikarbonato? Esam dėję, žinok, ant polikarbonato. Bet čia, žinai, pinigai, PPF dėt. Aš jaučiu, kad labiau kapotas sutaupytų, bagažinę kokią ten irgi stiklo plošto, ten durys, nežinau. Spoilerį nuimt. Kas ten dar gali nusipjauti? Tu darė, nedarė kokio prenko, žinai, kaip tu mėgsti prenkus mindai padaryti, kad tiesiog pridėti švino į spoilerį, žinai, kad tipo dar daugiau svorio būtų. Sulūžtant į spoilerį. Ne, šiaip lengvas spoileris labai. Aš tą svirplį radau. Po rankiniu buvo. Kas nežino, tai... Niekad, aš visą dėjom lankus, ardžiau viską ardžiau, tik dešo neėmiau tai mašinai, niekur neradau, ir lubas net išėmė. Kas nežino, tai for kontekstui mindai prieš kokį, kiek čia pusmetį, gal daugiau jau net. Nusipirkau iš AliExpresso tą tokį svirplį, kur random intervalais skleidžia svirpimo garsą. Ir paslėpiau mašiną. Kodėl jis nenori jau važinėti to kompakto? Geriausias buvo baris, kai nuvariau dėt lankus ir kur deda lankus. Kas sako, čia pas tave būna? Ir tada turi karočią, tai jo, čia draugeliui, buvau paskojansi, draugelis barį padarė, nežinau, kaip tu nerandi? Nežinau, nerandu. Tipo hidraulinio rankinio laikiklio ir aš tikrai būčiau dar neradęs, bet aš ten atsukau jį. Ir tas laikiklis, jis dabar jau lygus yra, nei vieno varžto ir iš apačios kažkas išlindė ir aš nesuprantu. Jis tą plokštę metalo negali turėti jokių išlindimų, negali būti, nieko ant jos, tiesiog. Ir aš išlupau ir tada žiūriu toks, eik tu, nes aš galvoju, kad į ventus įkišo kažkur originaliai. Tipo, išsiėmė ventą ir įkišo kažkur giliai ir ten, pečiukį kažkur dabar tas virplys, aš nerasiu, radau, blėt, ir karočią. Ir tai buvo paskutinis kartas, kai Mindė skolino mašiną. Bet tikrai. Ir tai aš dabar tas svirplį turiu, reikia jam pakeisti batarkę ir dabar kažkuriam kitam įmesiu kažkada. Jis tau baigė gyventi po tiek? Ne, jisai čirpia dabar garažę. Ai, aš yra on-off pasirodo, tai off padariau. Bet jo, yra, tai va, kažkam įmesiu dabar skiriu mašiną. Žinot, kam neskolint mašinas. Ne. Ką, gerai, viskas, nejaučiu, uždarom, katinam ir viskas. Malonu, hebrytė, ačiū, kad atvarėt. Šiaip Eidvilas jau pamirštas. Eidvilas tai net neatrašė. Net neatrašė nieko. O gal jis negrįžo? Jis toks pokštininkas, žinai. Ar jis grįžo iš Italijos? Jo, grįžęs. Tai gal... O ne iš Turkijos? Ne, Italijos. Tai gal vaikas, kad susirgęs. Čia, žinai, vaikų turim. Tai. Instagramo neįjungi nieko. Gerai, pakomentuokit, ką nors, viskas, ačiū uždėmesį, iki. Peace.